Sveiki visi įsijungę pirmąjį istorinį tokį Lietuvoje ne krepšinio, ne futbolo, ne politikos podcastą, tačiau orientavimuose sporto. Ir šiandieną sveikiname su jumis kartu su Viktoru ir norime pristatyti naują tinklalaidę orientavimuose sporto, kuri yra pavadinimu Už žemėlapio ribų. Tai sveiki klausytojai, žiūrovai, kurie žiūrėsit šią gražią tinklalaidę. Ir istorinė akimirka, tiek metų brandinta idėja pagaliau virto realių kūnų ir sveikinuosi su tavim. Irgi Šarūnai, labai smagu tave matyti čia prie šio stalo ir manau, kad ir su humoru ir apžvelgsime situaciją mūsų orientavimuose sporte, galbūt šiek tiek atskleisim tam tikrų paslapčių, kurios yra mūsų sporte ir tikiu, kad tas laikas su mumis čia tinklalaidėje tikrai neprailgs ir mūsų žiūrovams bei klausytojams. Taip, nes kaip ir minėjai, kalbėsime apie tam tikras galbūt paslaptis, pateiksime daugiau įdomesnės šiek tiek informacijos vien dėl to, nes ir pats pavadinimas, ar ne, Už žemėlapio ribų, tai reiškia, kad mes kalbėsim ne vien apie rezultatus, tam tikrus pasirodymus, nes ir pats sportas yra tikrai daug daugiau negu tiesiog rezultatai ir labai gaila tiesiog, kad tai supranti įkopęs jau į 4 dešimtmetį, bet kaip ir sakė Viktoras, tikimės, kad laikas neprailgs, nežinau, ar jūs žiūrite YouTube kanale, galbūt įsijungiat paklausyti per kokį Spotify ar darbe, ar darydami savo treniruotę, tai tikimės, kad laikas su mumis neprailgs ir išgirsite kažką naujo. O jeigu kalbate apie mūsų laidos formatą, tai pradžioje su Viktoru apkalbėsime naujienas iš mūsų orientavimuose sporto, kas įvyko per pastarąjį mėnesį šiais metais. Ir galiausiai tada turėsime antroje laidos dalyje ir svečią, aplankys šiandieną mus vykdantysis Lietuvos orientavimuose federacijos direktorius Vilius Aleliūnas. Tad pradžioje pakalbėsime su Viktoru, o po to jau tęsime šią laidą 3. Ir kaip pirma tinklalaidė be Viliaus, nes Vilius pas mus yra lyderis, tiek ir labai stiprus sporto funkcionierius, tiek ir pats sportininkas, irgi Vilius nesenai grįžo čia, ką tik tai parskrido iš Graikijos, bus įdomu sužinoti, kaip jam sekėsi atstovauti Lietuvai pasaulio kariškių kroso čempionate. Tai sužinosime ir bus, manau, labai įdomu su juo irgi pakalbėti apie tai. Taip, o pati tinklalaidė, iš tikrųjų ši idėja buvo gimusi tarp mūsų su Viktoru jau keli metai atgal, ar ne? Aš, kaip atsimenu, tuo metu pirmas mano buvo varžybos, kurios su tim kartu komentavau, tai buvo sprinto Lietuvos čempionatas Marijampolėj ir su Viktoru antiek užsimanėm padaryti kažką daugiau, kad pradėjom galvoti ir apie tinklalaidės kūrimą. Tada atsimenu, man siuntė kažkokį lyg pavyzdį iš Latvijos, kad Latvija turi kažkokį labai panašų produktą, bet viskas ir liko idėjomis, taip galiausiai ir neišidėjom, tai labai džiaugiuosi, kad būtent šiais metais vienas iš pagrindinių Lietuvos orientavimuose sporto federacijos tikslų yra daugiau investuoti į pačią komunikaciją, kad žmonės girdėtų apie sportą, tai ir to pasekoje turėjome progą ir prisidėti prie šios tinklalaidės kūrimo. Tad labai ačiū tau, Viktorai, kad prisijungiai ir manau, galime važiuoti prie turbūt svarbiausio, kol kas šiais metais įvykusio renginio Lietuvoje gala apdovanojimų. Šarai, ar buvai galo apdovanojimas? Nebuvau, nes manęs ten niekas nekviečia. Aš, kaip ir minėjau, pakomentuoti varžybas bėgimą aplink Rėkyvos ežerą aš galiu, bet va į galo apdovanojimus manęs nepakviečia. Aišku, aš suprantu, vienas iš vedėjų Viktoras Taišiūnas. Lietuvos orientavimuose sporto balsas. Patricija Užienė. Irgi yra suprantama, net nesilygiuoju, tačiau Eurovizija būna 3 veda. Krepšinio visos laidos irgi ten arba renginiai būna veda 3. Tai kodėl, pavyzdžiui, nepakvietų Šarūno Dociaus irgi prisidėti prie tokio oficialaus renginio? Tai manau, kad mes kitais metais rasim tau vietos, nes kuo šis renginys yra galbūt ypatingas tame, kad nėra nei kažkokių garsių atlikėjų, nėra nei garsių vedėjų, visą daro bendruomenė, visi atlikėjai, muzikantai, kurie atliko savo kūrinius to renginio metu, tai buvo tie patys orientacininkai, kurie ne tik laisvalaikiu sportuoja, bet taip pat ir yra tikrai gabūs muzikai ir tas pats įspūdis, jeigu jau mes toliau judam prie galos apdovanojimų pačios ceremonijos, tai buvo toks labai įdomus įspūdis, kad šiaip įprastai renginiuose
tu ateini, ten kažkas groja, koncertuoja, tu to žmogaus asmeniškai nelabai gal pažįsti, matęs tik gal Instagramuose ir socialiniuose tinkluose, ir tu matai, kaip tavo pažįstamas, kurį tu dažnai matai savaitgaliais, visas tokį purviną, po varžybų, pavargusi, tu matai, kad jisai ne tik, kad gerai bėga, bet taip pat ir labai gražiai muzikuoja. Ir tas toks įspūdis, manau, ir visiems žiūrovom, nes kaip vedėjas aš stebėjau kitų veidus, tai ypač kai Pranas Germanavičius, vienas iš mūsų bendruomenės narių, būgnais pradėjo visą koncertą ir toks buvo įspūdis, jog visi taip kažką šneka, diskutuoja, kalbasi tarpusavį prie stalų ir taip tik tai pirmi būgno garsai ir tada Pranas toks išeina ir visi tokie nuščiuvo, kad oho, pasirodo jisai ne tik, kad gerai bėga, bet taip pat ir būgnus moka mušti. Taip, tai aš įsivaizduoju, pats renginys irgi sukuria to jaukumo paties, ar ne? Nes ne tik, kad mes apdovanojam geriausius orientacininkus, ar ten už geriausias varžybas, ar už dar ką nors, tačiau ir patį renginį, ar ne, veda tie patys bendruomenės nariai, taip pat ir, kaip ir sakė, atlieka kūrinius, visa programa yra sudaryta ir išpildoma lygiai tų paties žmonių, tai tas jaukumas ir bendruomeniškumo akcentas gal apdovanojimuose, manau, yra ypač didelis. Ir dar vienas toks yra įdomus niuansas, jog tu šiaip esi įpratęs visus savo bendruomenės narius matyti su treningais varžybų metu ir tada visi ateina gražiai pasipuošę su kostiumais, atrodo, kad visai kitaip tos žmonės pamatai. Ir tas yra fainas dalykas, nes pas mus bendruomenė yra daug verslininkų, garbių žmonių, kurie neturi tokios progos kartą per metus susitikti tokiai jaukesniai aplinkoje ir pabendrauti su kostiumais, su vakariniam suknelėm, su kokia nors taure vandens rankoje, aptarti praėjusius metus, praėjusių metų įvykius. Ir man irgi besiruošiant renginio, aš galvau, kadangi sudarinėjom scenarijų su Patricija, tai galvau, ką mes ten iš vis apdovanosim. Atrodo, lyg niekas nieko nepasiekė, bet paskui, kai pradėjom rengti scenarijų ir kai pamatėm, kiek yra žmonių pasiekusių įvairius pasiekimus, tai galvojom, oho, ar mes tik suspėsim į vakarą ir skirtingai negu, pavyzdžiui, mamo apdovanojimai, tai mes visai sėkmingai tilpom į 3 valandas ir visai buvo fainas renginys. Ir tas fainas toks, kad po renginio visi vis tiek neišeina iš karto, lieka dar padiskutuoti, pasikalbėti neformaliai. Tai tas buvo toks labai įspūdingas įspūdis ir pereinant gal prie istorijos, ruošiantis scenarijui teko panagrinėti patį pirmąjį, kaip vyko, patys pirmieji apdovanojimai, tai nebuvo jokių kostiumų, nebuvo jokių restoranų, jokios pompastikos, tai buvo tiesiog kelių žmonių idėja. Justinas Liubinskas pats pagamino apdovanojimą, pats Lietuvos taurės metu įteikė apdovanojimą Viktorijai Michnovič, dabar jau žinomai labiau Valiaugiai, ir tiesiog tai įvyko Lietuvos taurės apdovanojimų metu. Tuo metu vyksta labai daug apdovanojimų, nes reikia apdovanoti Lietuvos taurę, reikia apdovanoti už įvairias lygas. Ir tuo metu tiesiog pasikvietė Viktoriją, davė statulėlę, sako, esi metų sportininkė. Ir taip ir vyko pirmieji apdovanojimai. Ir per tuos 4 metus tie apdovanojimai iš tokio buiteko virto į kelių valandų tokį gražų galą renginį. Tai mes per tiek metų patobulėjom ir iš vienos nominacijos dabar mes turime jau daugiau negu 10 nominacijų. Jeigu gerai prisimenu 11, man atrodo, ir tų nominacijų dar turbūt didės, bet manau, jas dabar kaip tik ir aptarsime. Jo, aš galbūt dėčiau akcentą ant pagrindinių nominacijų, nes iš tikrųjų to laiko galbūt irgi neturime visom 11 aptarti. Manau, tikrai visi laureatai gavo to dėmesio pakankamai, ar ne, tų pačių gal apdovanojimų metu. Tad aš gal norėčiau susikoncentruoti į turbūt svarbiausią sportininkui apdovanojimą. Tai yra metų sportininkė ir metų sportininkas. Tai norėčiau su tam iš tikrųjų padiskutuoti, pašnekėti apie pačius nominantus, kurie galėjo laimėti, šiek tiek galbūt irgi, ar ne, apžvelgti jų asmeninius tų metų pasiekimus ir įvertinti, ar tikrai būtent tas sportininkas laimėjo, kuris ir buvo vertas labiausiai. Jeigu mes kalbam apie metų sportininką ir sportininkę, tai pirmi metai, kai atskyrė šias 2 nominacijas, anksčiau tai būdavo viena nominacija ir kai buvo paskelbta nugalėtoja, buvo irgi toks juokas, kad pagaliau vyrai kažką galės laimėti, nes visada metų sportininkės rinkimuose dažniausiai laimėdavo moteris ir dabar jau kai atskyrė, tai jau pagaliau ir vyrukai galėjo kažką laimėti. Tai jeigu kalbant apie metų sportininkę, tai manęs nenustebino Liliūnaitės Rimantės pergalė, nes jinai gausybę
apdovanojimų laimėjo ir jeigu mes dabar vardintumėm, tai manau, kad ir kažką turbūt praleistumėm, nes gausybė medalių tiek ir Europos čempionate, tiek ir pasaulio čempionate. Ir ji ne tik, kad dalyvauja orientavimo su sporto kalnų dviračiais varžybose, bet ir Europos olimpiniam festivalyje taip pat sėkmingai pasirodė, bet aišku, ne orientavimo sporte, bet dviračiais. Ir bus įdomu Aleliūnaitei ir Mantei renkantis toliau karjeros kryptį, nes mes kaip ir žinome iš pavyzdžių, jog mūsų sportininkai kartais pasuka į kitas sporto šakas, tai čia bus irgi mums su bendruomenė iššūkis išsaugoti ir Mantę, kad jinai ir toliau būtų orientavimo sporto kalnų dviračiais narė, nes ji sėkmingus rezultatus rodo ne tik dviračiais. Jo, bet jeigu tu Viktorai sakai, kad vienareikšmiškai tavo manymu, ar ne, ir Mantė ir turėjo tapti metų sportininkė, man kaip tik būtent šitoj nominacijoje Mickuvienės, Aleliūnaitės ir Ražaitytės tarpusavį konkurencija atrodo labai stipri, nes aš, pavyzdžiui, suprantu, kad ir Mantė laimėjo daug medalių. Šiais metais jinai dominavo Lietuvos čempionatuose, jinai tapo Europos ir pasaulio čempionė, tačiau visa tai vyko jaunimo grupėje. Čia nėra elito grupė, o pavyzdžiui, ta pati Algirda Mickuvienė, tai šiais metais Europos čempionate Lietuvoje ir su estafete antrą vietą laimėjo, ir pati laimėjo bronzos medalį, ir taip pat liko per 20 vos sekundžių nuo dar vieno bronzos medalio. Tai, manau, labai stiprus pareiškimas moterų elito grupėje, ir man tada klausimas, kaip lygu yra sulyginti tarpusavį, ar ne, jaunimo grupės žmogų ir elito, nes jeigu jos abi važiuotų vienoje grupėje, tai būtų daug paprasčiau. Aišku, čia aplamai mūsų sporte mes turime ne ir bėgimą, ir važiavimą dviračių, ir slidinėjimą, ir kaip visą tai sulyginti tarpusavyje, ypač jeigu sportininkas orientuojasi būtent į vieną kažkurią dalį, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, jeigu lygintume Gabiją Ražaitytę ir Algirdą Mickuvienę. Viena važiuoja su dviračiu, kita bėga. Ražaitytei lygių Lietuvoje nėra bėgime. Ražaitytė ir dviračiu važiuoja visai neblogai. Taip, kad visai neblogai, bet nuo Algirdos jinai visai neblogai ir gauna. Ta prasme, Algirdai, kaip nėra lygių ant dviračių Lietuvoje, moterų tarpe šiuo metu, lygiai tas pats yra Gabijai su bėgimu. Tik tai, kaip ir sakau, Gabija dar važiuoja ir dviračiu, ten gali matyti atoskirį, kad Algirda ar ne laimė prieš ją, tačiau Algirda nebėgioja. Dėl to toj vietoje negali sulyginti su Gabija. Ir pavyzdžiui, Gabija šiemet tarptautinėse čempionatuose apart Baltijos šalių, kas liečia Europos ir pasaulio, jinai ten buvo, man rodos, 30 kažkelinta aukščiausia vieta, ar ne? Nieko įspūdingo taip galbūt ir neskamba. O Algirda, kaip ir minėjau, ar ne, 2 medaliai, vienas su komanda, vienas asmeninis ir labai arti dar vieno. Tai, manau, labai stiprus pareiškimas ir dėl to aš ją kelčiau šiek tiek aukščiau, bet pačią ir Mantę palyginti su Algirda, man irgi sunku, aš suprantu, tie titulai, jos iškovoti šiais metais ir pasaulio Europos čempionė. Bet dar kartą, tai yra jaunimo tarpas. Algirda tikrai susirinko neblogas vietas šiemet tarptautinėse čempionatuose ir jai, manau, labai padėjo namų sąlygos, dėl to, kad čempionatas vyko Lietuvoje. Tai įdomu, aš jai, aišku, labai linkiu ir tikiuosi, kad jinai galės pasiekti tokių arba dar geresnių rezultatų toliau, bet čia buvo toks vienas iš labai realių vietų jai pačiai pasiimti šį apdovanojimą. Bet matai, šitas ir apdovanojimas yra teikiamas, tu čia dabar tokią labai gražią analizę pateikėjai, bet žmonės, kai balsuoja už metų sportininkę, jie vadovaujasi emocijomis, nes kažkiek metų sportininkai ir sportininkė bei kitas nominacijas, kažkiek įtakos tam turi komisija specialiai atrinkta ir žmonės, o žmonės balsuoja emocijomis. Ir mato, kad ir Mantė, perspektyvi sportininkė, duodama avansų galbūt vis tiek jos atrodo pasiekimai gražesni, pasaulio čempionė, Europos prizininkė įvairiose disciplinose ir gaunasi, kad tokiu atveju žmonės vadovaujasi emocijomis galbūt daugiau ir tikrai nemanau, kad daro tokią analizę renkantis metų sportininkį. Ir aš manau, kad jos visos 3 yra vertos. Tikrai bet, taip. Žinai, čia gaunasi kaip visada, iš 3 reikia išrinkti vieną tą ir kaip dažnai būna, rasi argumentų, visom 3 rasi argumentų ir aš manau, kad visos 3 tikrai buvo vertos būti nominuotomis ir būti šiame sąraše. Taip, ir tikrai visos 3, manau, buvo vertos laimėti ir kaip ir minėjau, nieko prieš neturiu ir Mantė, tikrai irgi manau, kad labai perspektyvi sportininkė ir jinai dar tikrai sprogdins savo rezultatais ateityje. Tik jo, kaip ir minėjau, labai buvo man tiesiog įdomu ir tavo mintis išgirsti, kaip tu manai, kas yra verčiausias, nes
visos labai yra skirtingose šiuo metu šakose, ne, nors ir man irgi važiuoja dviračiu kaip Algirda, bet kaip ir minėjau, ne, jaunimo grupė ir elitas, tai bet visos iš labai skirtingų, tai vat ir įdomu, kartais yra patraukioti tam tikras virvutės pasižiūrėti, ar ne, kur galbūt viena ar kita sportininkė yra stipresnė, bet taip, ir Mantė Leliūnaitė laimėjo, sveikiname ją ir tikimės, kad ir šį sezoną mus palepins tikrai stipriais rezultatais. O perinant prie vyrukų, čia įdomių pavardžių mes galime pastebėti ir tokių... Čia aš abejoju, ar mes pasakysim, kad visi 4 lygiai buvo verti tapti metų sportininku. Aš net, man sunku gal net aplamai suprasti šį sąrašą, nes ne toks labai stiprus buvo. Šis sąrašas, aš kaip supratau, kai būna gal apdovanojimai, ar ne, ir kaip yra sudaromos nominacijos, tai žmonės tiesiog pateikia savo manimų sportininkus, kurie nominuoti bus į galą ir ta komisija net nieko nesvarstydama juos priema, nieko neišbraukia, nes žmonės tiesiog išreiškia savo norą, kad jų manimų tas arba ta sportininkė turi būti nominuotas būtent tų metų apdovanojimuose ir tada su jais mes važiuojame jau į balsų skaičiavimą. Kaip ir minėjai, ten maros 40%, jeigu neklystų, sudaro komisija ir likusius jau sudaro visi kiti norintys balsuoti. Tad šis sąrašas mane stebina, jeigu dar, pavyzdžiui, Joną Maišelį su Kevinu Olišauskiu. Dar mes galim ginčytis, kuris... Taip, galim palyginti, bet, pavyzdžiui, Tautvydas Rimkus man krenta iš konteksto, jau šiuo atveju jisai irgi yra jaunas, perspektyvus sportininkas, bet žinai, kaip aš, pavyzdžiui, sprendžiu, kas turėtų tapti metų sportininku. Man pirma yra tarptautiniai čempionatai. Jeigu tu nori lyginti su tarptautinio čempionato priziniam vietom, tu turi visiškai dominuoti tada Lietuvos čempionatuose, būti visiškas to dominantas. Jeigu tu esi iš jaunimo, tai va turbūt kaip ir Mantės labai geras pavyzdys, tu turi visiškai dominuoti Lietuvoje savo amžiaus grupėje ir taip pat turėti apdovanojimų tarptautinėse arenose. Tai Tautvydas Rimkus šiuo atveju, jisai tarptautinių varžybų rezultatais pasigirti šiuo metu negali ir tam pačiam, jisai turėjo neblogų pasirodymų elite, ne, bet irgi po to, kai pasižiūriu pavardės, kas ten dalyvavo, tai tuo metu irgi nenorint sumenkinti Tautvydo Rimkaus rezultatų, tačiau nebuvo tų pavardžių, kurios jam galėtų sukelti didesnę konkurenciją tuo metu, o savo amžiaus grupėje jisai taip pat nebuvo visiškai dominuojantis, ar ne, jisai turėjo ir 3. rodos vietą tam tikrose čempionatuose paėmęs, yra tikrai stipresnių sportininkų negu jisai amžiaus grupėje, aš manau. Ir Tadas Kireilis, jo nominacija čia irgi tokia, nelabai gali jisai turbūt jau vien dėl savo amžiaus lygintis su Jonu ar Kevinu, turbūt jisai čia irgi yra daugiau iš tos pusės įdėtas kaip stiprus veteranas, ar ne? Bet irgi, kaip ir žiūrėjau Tado rezultatus praėjusių sezoną, nebuvo irgi, kad jisai ten dominuotų, jis toks visada antras panašiau buvo. Bet tam, kad mes nenuskambėtumėm, jog mes čia esam heiteriai Tautvydo ir Tado, esmė tame, kad Tautvydas, aš manau, kad čia yra tik kelių metų klausimas, jeigu toliau jis taip progresuos ir kadangi aš mačiau jo progresą, kai jis buvo labai, labai mažas berniukas dar buvo labai jaunas sportininkas ir kaip jam tada nelabai lengvai sekdavosi įveikti trasas ir dabar matosi, kaip jisai sparčiai progresuoja ir jeigu jis taip toliau progresuos, tai po kelių metų manau, kad jis galėtų būti vienas iš realių kandidatų, būti metų sportininkų. Tado irgi mes galime matyti progresą per 4 metus, nes tokį lygį, kokį jis dabar pasiekė, būdamas veteranas, mane tikrai labai žavi, kaip jisai kryptingai ruošiasi varžyboms, galbūt jisai ten nėra pasaulio veteranų čempionas ar panašiai, bet matyti jo 4 metų tokį kryptingą darbą ir tą progresą, tai mane irgi labai žavi. Bet kad jis taptų metų sportininku, tai aš irgi netikėjau ir kaip aš rinkausi nugalėtoją, kai aš balsavau, tai aš daugiau vadovausi tokiom emocijom, tai aš tiesiog pasižiūrėjau šitą sąrašą ir pagalvojau, kuris iš jų daugiausiai yra pasiekęs, man iš karto užkliuvo už Jono Maišelio ir tiesiog aš pasirinkau, tai aš per daug analizės netlikau ir vadovausi daugiau emociją, kuris man iš šių 4 sukelia tokią emociją, kad aš jau tikrai galėčiau sakyti, jog tai yra metų sportininkas ir dėl to Joną Maišelį ir mano buvo irgi, aš balsavau už jį ir manęs nenustebino, kad jis tapo nugalėtoju. Ir paskui buvo labai graži akimirka, Jonui įteikė statulėlę jo trenerė, kuri
Aušra Stankevičienė dėja, bet jau baigė savo kaip trenerės karjerą. Mes labai gražiai padėkojom gal renginio metu. Ačiū beje trenerė, kad ir mano dukrytei irgi padovanojo gimimo progą kojinytės, tai irgi labai buvo šilta šį žiemą. Ačiū trenerė, jeigu žiūrėsit šitą podcastą, tai labai dėkui. Ir jo, tikiuosi, kad dar sugrįšit ir dar galbūt sugrįšit, nes kaip sakė irgi viena trenerė Lida Mikhailova, čia su orientavimuose sportu yra taip, jog vieną kartą pabandęs nebegali sustoti, tai man tikiuosi, kad ir treneriai Aušrai irgi bus, kad dar sugrįš ir su nauja karta ir bus dar ne vienas jos čempionas. Taip, ir jeigu dar grįžtant prie tos pačios nominacijos, ar ne, kaip ir minėjai, rėmėsi daugiau emocijomis, bet manau net ir žiūrint į tos pačius rezultatus, tai Jonas Maišelis visiškai sudominavo praėjusiais metais, ar ne, vyko čempionatas Lietuvoje. Jisai laimėjo 2 bronzos medalius, su komanda jie buvo antri ir dar prie viso to vidutinėje trasoje, jeigu neklystu, tapo ir Lietuvos, tai yra pasaulio čempionas. Tai susižerti tokius apdovanojimus ir tada taip pat pasižiūri į Lietuvos čempionatuose, visur pirmas, aišku, gali kilt klausimas ne dėl tos pačios konkurencijos, kiek jos turi Jonas ir kiek konkurencijos galbūt turi Kevinas elite, tačiau jeigu neklystų dar praėjusi sezoną, nepraeitą, bet dar prieš tai tik Kevino buvo tam tikras dominavimas ar ne elite, tai praėjusiais metais to dominavimo turbūt galima buvo šiek tiek ir pasigesti, nebuvo jis jau ten toks užtikrintas trasose, taip pat kas liečia Kevino rezultatus, tai žiūrint į tuos pasaulio čempionate, kalnų jisai nenuvertė, Europos čempionate jisai nedalyvavo, tai manau, kad jeigu pas merginas labai dar buvo galima svarstyti, ne, į vieną ar į kitą pusę gali pakrypti laureato tas jau titulas, tai pas vyrukus manau, kad Jonas visiškai uždominavo ir Kevinas tikrai šioje 4 vyrų kompanijoje lieka antras, tačiau viskas labai stipriai gali pasikeisti, manau, šiais metais, nes kaip Jonas turėjo čempionatą Lietuvoje su dviračiais, dabar lygiai tokią pačią progą Kevinas turės Europos čempionate bėgte Lietuvoje šiais metais ir manau, jisai lygiai taip pat ten gali labai mūsų visus nustebinti, kas liečia fizinį pasiruošimą, manau, jo paskutiniai, nors jisai pats sako, kad jo forma šiuo metu yra blogesnė negu praėjusiais metais, tačiau praėjusį savaitgalį vyko Kaune Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas, kur Kevinas buvo uždarų patalpų, tai Kevinas buvo 3 1,5 kilometro varžybose ir 4 3 kilometrų, kur padarė savo personal best, ar ne, tai rodo, kad jo fizinis pasiruošimas yra tikrai stiprus ir jeigu jisai susitvarkys su savo emocijomis ir psichologija, manau, tikrai šią vasarą rugsėjo mėnesį Europos čempionato metu tikrai gali labai mus visus maloniai nustebinti. Bus įdomu matyti, kaip jiems seksis pereiti nuo maniežo, nuo stadiono dangos į mišką. Ne visada sportininkam tai būna lengva pereiti visą žiemą pabuvus ant stadiono dangos, bet kiek mačiau, Kevinas irgi slidinėja, tai tikėtina, kad tas gal adaptacija ir grįžimas į mišką ilgai neužtruks ir galės bėgti. Bet dar grįžtant prie Jono, man gal toks kartėlis praėjusio sezono jo buvo pasaulio čempionatas, kur aš dėjau didelių vilčių po tokio įspūdingo Europos čempionato, galvojau, kad Lenkija atrodo labai panašiai į Lietuvą vietovę, turėtų irgi pasipilti medalių lietus, bet to medalių lietaus nebuvo, tai jeigu grįžtant prie Jono praėjusių metų pasaulio čempionatas, man atrodo, buvo toks galbūt jo praėjusių metų sezono toks kartėlis ir buvo irgi toks momentas, kai buvo viena transliacija, man atrodo, kad ten buvo masinis ar persekėjimas, kur žiūri Jonas finišuoja, atrodo bus medalis, bet jisai buvo praleidęs vieną kilputę ir jis buvo diskvalifikuotas. Tai buvo aš kaip tik įsijungiau tą finišo momentą, žiūriu, mes jau turbūt laimėsime medalį, bet tada ir komentatoriai sako, kažkas yra negerai su Jono džimomis ir tikėtina, kad jis diskvalifikuotas ir toks, vainikavo turbūt visą jo pasaulio čempionato būtent savaitę Lenkijoje. Taip, labai įdomu iš tikrųjų, kas pasikeitė nuo to laiko, nes aplamai, tas visas čempionatas, ar ne, jeigu mes pasižiūrim į Lietuvą, komanda stafetė antra, tų medalių tikrai mes turim, buvo, kas ir šalia pakilos tikrai buvo tarp prizininkų,
Ir tam pasaulio čempionate, visiškas lietuvių fiasko, sakyčiau, ar ne, toj pačioje estafetėje 5 vieta, gal ir nebuvom pačios stipriausios sudėties, tačiau išlepom galbūt net, sakyčiau, ne, po tokio Europos čempionato ir šiaip mes dviračių disciplinoje, tarptautinėje arenoje esame tikrai stiprus ir tie rezultatai visada tikimės aukščiausių rezultatų ir tas pasaulio čempionatas tai tikrai turbūt apkartino visą dviratininkų sezoną. Ir galas renginio metu daugiausiai ant pakilos lipo dviratininkai ir daugiausiai susižėrė tiek ir rėmėjų prizų, tiek ir daugiausiai dėmesio ir tos prožektorių šviesos daugiausiai gavo dviratininkai, nes jie praėjusiais metais daugiausiai ir pasiekė. Tai tikiuosi, kad bėgte irgi mus džiugins kitais metais savo rezultatais. Ir turbūt labai smagu ne tik, kad galos apdovanojimus, ar ne, mes apdovanojom savo orientavimuose sporto bendruomenės atstovus, bet kad būtent praeitos savaitės bėgyje buvome net 4 kartus, jeigu nesumiluosiu, irgi pastebėti ir kitose apdovanojimuose. Jo, vienas iš apdovanojimų, mes ir galos metu apdovanojom šį nuostabų žmogų ir jis praėjusią savaitę gavo irgi apdovanojimą iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto už sąžiningą elgesį sporte. Artūras Vaitiekus, mūsų nuostabus bendruomenės narys, lygiai prieš metus, nes kaip tik šį kovo mėnesį vyks Lietuvos čempionatas naktinis, greitai bėga laikas. Labai simboliška, kad metai laiko praėjo, ne, ir vėl prisiminėm ir iš tikrųjų net pasižiūrint tada ir į tą pačią mūsų social media vėl sprogo. Atrodo, sena naujiena metų laiko, bet jinai antiek, dažnai galbūt manom, kad neišgirsta žmonės apie orientavimosi sportą, gal ne pats maloniausias būdas apie tai save pristatyti kitiems, bet tikrai ne tik mums buvo įdomu, bet ir kitiems ir vėl antrą kartą po metų laiko ta pati istorija sprogo. Ir šiek tiek išsiplenčiant gal apie tą istoriją, man teko garbė tuo metu dirbti arenos pranešėjų per būtent tą čempionatą, kuris vyko netoli Latvijos sienos ir kurį organizavo Versmė. Ir jiems tai buvo tikrai nemenkas iššūkis, nes jie po ilgo laiko nusprendė organizuoti Lietuvos čempionatą, turėjo nemažai iššūkių ir aš kažkaip dirbu, ten šneku, pranešinėjau rezultatus. Ir staiga atbėga vienas iš sportininkų, sako, ten vienam sportininkui negerai. Ir tada toks kilo sąmyšis, čia dabar kažkas skelbt, neskelbt, tada kažkur mašina išvažiavo į mišką, parsivežė, tada greitai dingo, tada visi irgi arenoje klausinėja, kas čia darosi, kas čia vyksta, kas čia kam nutiko, toks atrodo chaosėlis. Ir tu galvoji, čia dabar pranešinėt, nepranešinėt, čia kas nutiko. Tai taip ir nesužinau tuo metu, kas nutiko, tik paskui jau iš žiniasklaidos sužinojau, kad nutiko mūsų bendruomenės nariui Mantui Druliai nelaimė, jisai susidūrė su stirnomis, kas šiaip labai retas dalykas mūsų sporte, turbūt, nežinau, aš neatsimenu, kad būtų toks atvejis, nes tu dažniausiai, jeigu stinki gyvūną, tai jisai nuo tavęs, arba jis jau tave užuodžia ir jau būna saugiu atstumu pabėgęs, arba tu, jeigu jau ir susiduri, tai, tikimybė labai maža, kad tai nutiks, bet pasirodo nutinka. Ir visą laimę, kad Artūras buvo šalia, ir nelendant į detalės, kas ten nutiko, suteikė pagalbą, nes ir tu tada pagalvoji, kad ką tu tokiu atveju darytum, nes aš, pavyzdžiui, aš nežinočiau, ką tokiu atveju daryti, aš net nemoku pirmos pagalbos suteikti, tai, o Artūras nepanikavo, teisingus priėmė sprendimus ir padėjo Mantui Druliai greitai atsistatyti ir vėl sugrįžti į žaliasias trasas. Bet ir šiaip, ant kiek laimės kūdikis yra Mantas Drulė, ne, jisai bėgo, reiškia, tuo praėjimų, prabėgimų, kur bėgo taip pat kiti žmonės jam už nugaros, nes dabar įsivaizduok, aš, kaip ir podcastas mūsų vadinasi, už žemėlapio ribų, tai aš lygiai taip pat dažniausiai bėgu už žemėlapio ribų ir jeigu būtų man toks nutikimas, tai manęs turbūt greičiausiai net nieks ir nerastų, manęs ieškot pradėtų, turbūt vien dėl to, kad ilgai negrįžtų, tai ant kiek visa situacija laimingai susidėlioja Mantui ir labai smagu, kad yra tokių žmonių, kuriems nėra svarbu ar ne galbūt rezultatas, tačiau padėti žmogui
yra svarbiausia. Nes kaip ir minėjau, tinklalaidės pradžioje, nėra viskas vien apie rezultatą, yra tas pats elementarus žmogiškumas. Turime galbūt panašių pavyzdžių, manau, ir tarptautinėje arenoje. Tas pats Terry Žužu iš Prancūzijos irgi, man rodos, kažkada savo pasaulio ir Europos čempionato medalį paaukojo, tikrai nepasakysiu, bet irgi sustojęs padėti žmogui, kuriam buvo sulūžusi ranka ar koja. Nes pas mus pasitaiko tokiu atveju, jie labai reti, bet jo, ir dabar, manau, irgi mums visiems pamoka, kad bent jau pirmosios pagalbos reikia išmokti, nes tu negali žinoti, kada kam nors nutiks nelaimė. Ir turbūt nesusidursi su gyvūnu, bet visokie lūžiai ir panašus dalykai. Tai ir galvoju, irgi tokia nelaimė buvo šiais metais. Yra tokios varžybos pasaulio žaidynės. Ir ten dėja mes netekome dėl per didelio karščio, sustojo širdis vienam Italijos sportininkų ir jo netekome ir tuo metu irgi dėja, bet nebuvo Artūro tokio šalia, kuris jam padėtų ir jo, dėja netekome Italijos sportininko. Tai būna ir liūdnų akimirkų mūsų sporte, tai Mantas, manau, dabar turi antrą gyvenimą ir gali džiaugtis, o mums visiems pamoka, kad mes jo Turime mokėtą pirmąją pagalbą tikrai, nes mes su Viktoru ir kai varžybas komentuojame, tikrai mėgstame kartais ir pavalgyti prie mikrofono, tai žinai, elementariai užspringti gali, bešnekėdamas ir valgydamas, tai tą pirmąją pagalbą išmanyti tikrai, manau, yra naudinga kiekvienam. O jeigu grįžtant prie kitų apdovanojimų, tai dar vienas pastebėtas sportininkas buvo Rokas Koveckis, jisai buvo išrinktas Klaipėdos metų sportininkų su negale, tai irgi tikrai labai dideli pasiekimai buvo pas jį šiais metais, buvo, pamiršau tą žaidynį. Ir jo treneris, kol tu prisiminsi, ir jo treneris Ričardas Tėvelis irgi buvo paminėtas ir apdovanotas šios ceremonijos metu, Klaipėdos metų sportininkų pagerbimo metu, jisai buvo vienas iš top 3 trenerių irgi. Taip, jisai gavo apdovanojimą kaip top 3 treneris Klaipėdos metų ir labai džiaugiasi Ričardas, bent galima spręsti iš jo postų Facebook'e šiuo pasiekimu ir ne tik turbūt kiek džiaugiasi dėl savęs, bet ir dėl savo auklėtinių, ar ne? Jisai tikrai paminėjo ir tos pačius Koveckio laimėjimus olimpinėse žaidynėse, taip pat ir visų kitų savo auklėtinių, nes tikrai nėra čia jo vienintelis auklėtinis, ar ne, Rokas, turi jisai jų tikrai daugiau ir tikrai jiems visai neblogai sekasi ir labai smagu, kad ne tik didžiosiuose miestuose, Klaipėda irgi didysis miestas, ar ne, bet kad būtent uostamiesty taip pat auga tikrai, sakyčiau, stipri orientacininkų pamaina. Jo, tai pagrindinė Laimis Drazdauskis ir Ričardas Tėvelis dirba su kurčiaisiais ir labai smagu, jog kurtieji, jie kartu startuoja su mumis ir labai dažnai jie užima aukštas pozicijas. Tomas Kuzminskis daugybę metų buvo labai pajėgus sportininkas ir kiti taip pat, dabar Rokas Koveckis nauja karta, kuri dabar Tomas veteranuose labai smagiai startuoja ir dažnai tampa Lietuvos čempionu. Ir jie irgi labai pozityvų žmonės, tai labai smagu, kad jie gali kartu su mumis varžytis ir kartais ir pasikraut malkų tenka nuo jų. Ne kartais, o dažnai. Jie labai gerą tandemą turi, aš dabar galvoju, ar ne Rokas Koveckis kartu su Tadu Kuzminskiu tako giros estafetėje. Irgi taip pat dalyvavo ir laimėjo garbingą, net negarbingą, jie laimėjo aplamai giros estafetę, pirmą vietą, tai žinai, ne tik miško trasose jie stiprus, bet ir kitose. Tu estafečių nebeprisimenu jau. Tavęs nebuvo. Ai, nebuvo, ne? Tavęs nebuvo, aš dar tave pakeičiau ten komentuoti, aš turėjau progą iš arti žiūrėti jo, tai tikrai įspūdingas renginys, jeigu kas nors, turbūt pačios smagiausios estafetės, kokias esu matęs, tai jeigu tikrai norite sudalyvauti, ten ne tik stebėti, bet ir dalyvauti, tikrai yra įdomu, tai tikrai įtako daug įdėnės ir dalyvaujam, padarom didesnės estafetės negu, nežinau, Lietuvos čempionatą. Tai va, tai jeigu grįžtant ar ne prie kitų paminėtų šią savaitę mūsų orientacininkų, tai vienas iš jų jau mūsų yra apkalbėtas, ar ne, Kevinas Olišauskis.
Tai tikrai jisai gali pasigirti ne tik 1,5 ir 3 kilometrų įspūdingais laikais lengvosios atletikos varžybose Lietuvos čempionate, tačiau jisai taip pat laimėjo nominaciją už kryptingą sporto šakos plėtrą Telšių rajone. Tai tikrai Kevinas rodo, kad jisai ne tik yra gabus sportininkas, bet yra ir labai geras treneris, nes šiaip pasit, ant kiek viskas yra smagiai sustatyta. Aš kiek jį seku socialiniuose tinkluose, jisai labai dažnai pabrėžia, kaip jam yra svarbu tarp jo auklėtinių komandiškumas ir jis ten tikrai yra subildinęs, sustatęs tokią gerą komandą ir ant tiek jį dievina, ten vaikai eina su plakatais jo palaikyti varžybas. Aš kaip įsivaizduoju situaciją, jisai ateina į treniruotę, ateina kokias 4 mergaitės arba 4 berniukai, pakelia jį, kai Cezarį, neša, tada kiti auklėtiniai dar, jeigu reiktų ir su vynuoge, manau, tikrai jį pamaitintų. O tas ten yra sudėvintas iki negalėjimo ir kas smagu, kad ne tik tie vaikai pastebi, tačiau pastebi ir ta pati Telšių rajono savivaldybė, mes irgi pastebim. Tikrai yra įspūdingas Kevino kultas šiuo metu ir sakau, kas dar yra tikrai smagu, kad jisai ne tik garsina orientavimusi sportą, Lietuvoje per savo tą visuomeniškumą ir vaikų treniravimą, tačiau ir savo rezultatais, tikrai įspūdingais lengvosios atletikos čempionatuose. Ir jo, Kevinas nėra pranašas Telšiuose jau yra nemažai sportininkų ir ten pirmoji trenerė buvo pagrindinė Laima Vasytė, jinai surinko prieš kokius 20 metų pirmą kartą, dabar tai kartai jau yra virš 30 metų, 30-40, maždaug jau tokio amžiaus jos pirmieji auklėtiniai ir dabar buvo tas momentas, kai Laima jau nebebuvo aktyvi trenerė ir Telšiuose trūko trenerio, jau kaip ir atrodo buvo apmiręs sportas Telšiuose, bet tada su Kevino pagalba, su Telšių klubo iniciatyva, labai smagu, kad atgimė Telšiuose orientavimosi sportas, įgavo tokį antrą kvėpavimą ir dabar labai faina pas juos grįžti ir varžybas, dirbti varžybose pranešėjų, labai faina matyti, kokie vaikai yra motyvuoti, kokia ten yra faina grupė, kaip juos ir tėvai palaiko. Ir kaip tu jau minėjai, tai mes, manau, galim ir prisižadėti, kad jeigu Kevinas laimės medalį Europos čempionate rudenį, tai su jų vaikais organizuosim, galėsim kaip Cezarį jį ir atnešti apdovanojimo pakilą. Labai būtų įspūdinga, net neapdovanojimas. Tada jeigu jisai jau taip sugeba, tai į artimiausią Lietuvos čempionatą prie starto. Aš žinau, kad jam reikia susikubti, bet aš jį prie starto taip nuneščiau. Mes dviese galėsim jų nunešti. Jo, ir būtų dar gerai, kad jis tada bėgtų ne su kokia, neilonais, bet su kokia sutana. Tai mes jam sutaną pasiūsim, viską padarysim, tik tegu laimim medalį, tai mes Kevinai, viską galim prižadėti. Kevinai, dabar tau reikia tiesiog paimti medalį ir žinok, jeigu ten dar tavęs kaip Cezario nelaikote, žinok, auklėtinį, tai mes su Viktoru tave tikrai palepinsim kaip... Jo, mes rudenį pasistengsim, kad tu būtum žinomiausias žmogus Lietuvoje. Jo, žinok, irgi tada tikrai rašys, manau, spauda apie tave ne tik už pasiekimus, bet ir už garsius įėjimus sporto varžybose. Tai tikrai labai smagu dėl Kevino ir irgi tikrai vienas iš žmonių, kur ateityje norėčiau pasikalbinti mūsų tinklalaidai. Tai manau, kad rasim laiko, pakalbėsim. Ir kaip ir minėjau, ar ne, geri pasirodymai ir sportiniai, ir už orientavimus į sporto ribų. 1,5 kilometro jisai 3 vietą laimėjo šiais metais uždarų patalpų čempionate. 3 kilometrai jo geriausias asmeninis laikas ir 4 vieta. Ir man kas labai smagu, kiek su juo tenka bendrauti, jisai yra iš tų žmonių, kurie mėgaujasi tuo. Nes aš, pavyzdžiui, tikrai pažįstu eilę sportininkų, kuriems apdovanojimai jau yra atsibodę, jiems sportas yra nusibodęs, jie galbūt jau dalyvauja tose sporto renginiuose aplamai iš reikalo, nebevertina to, ką turi, kartais net ir atstovavimas rinktinėje jiems jau nebėra įdomus, tačiau Kevinas, tikrai nenoriu cituoti žodis į žodį žmogaus, bet labai nuoširdžiai džiaugiasi dėl tų savo laimėjimų, matosi, kiek daug jam tai reiškia ir man labai smagu, kad mes dar vis turim jaunų, perspektyvių ir gerų sportininkų su degančiom akim, nes aš manau, tik tokiu būdu tu ir gali siekti aplamai aukščiausių rezultatų tarptautinėse arenose. Ir baigiant odį ir šlovės momentą Kevinui, jo istorija buvo irgi, galima būtų filmą praktiškai kurti apie jo sportinį kelią, nes jo sportinis kelias buvo labai sudėtingas, kai jis buvo moksleivis, nebuvo dažnas svečias Lietuvos rinktinėse, gana sunkiai prasibraudavo ten. Nebuvo dažnas svečias, bet aš atsimenu, mes su Kevinu, kai autobusu kažkada važiavom,
Man jau buvo gal koks 18, tai Kevinui nežinau, gal tuo metu buvo 13 ir aš jo klausiau patarimų, kaip varžybose man nedaryti klaidų ir jisai taip, Šarūnai, aš manau, tiesiog yra žmonių, kuriems nelemta. Ir viskas. Tuo metu tiek jo treniravimo sugebėjimų man teko patirti, bet toks ir buvo jausmas, kad šitas sportas jam buvo nelemta, bet po to jisai rado tinkamų žmonės, tinkamą aplinką, surado tinkamą bendruomenę tiek Šiauliuose, tiek Telšiuose, tiek Šiauliuose ir tas kryptingas darbas bei nepasidavimas, o dabar turim tokį rezultatą. Jau kalbam, jog mes jį rudenį šlovinsime, jeigu laimės medalį. Nu taip, o kažkada atsimenu, rašydavo postus, jisai hashtagą Marodas turėdavo prie nuotraukų ar panašiai. Ten buvo iš anglų kalbos vertus kelias į kažkurį pasaulio čempionatą ir tada atsimenu irgi tarp draugų šnekėsi ir galvoju, Kevinas į pasaulio čempionatą, elito rinktiniai, apie ką mes čia šnekam ir pasižiūrėk, aš dabar asmeniškai rinktinės bijo neįsivaizduoju, man jau žiūri keista, kad praėjusiais metais Europos čempionatais jis tiesiog nedalyvavo. Nieko, tikiuosi, kad jau į šį pateks čempionatą, nes jo, šis čempionatas, manau, kad mes dar nekartą pasakosim apie Europos čempionatą rudenį, nes artėja toksai renginukas, kuris bus tikrai, manau, šių metų pagrindinis akcentas ir mes tikrai prie to čempionato dar nekartą sugrįšim ne viename podcaste. Taip, ir jeigu kalbant, ar ne, minėjome Kevino pavyzdį, kaip gerai gali sektis orientavimas į sporto atstovui kitose sporto šakose, ar ne, nu, kaip ir susiję, bėgimas, ne, lengva atletika, orientavimas į sportas, tačiau vis tiek kita disciplina, tai turime tikrai ir daugiau tokių pavyzdžių, ar ne, ir turbūt verta paminėti, labai džiaugiamės, didžiavomės visų žiemos olimpinių metų, Judita Traubaitė, ar ne, net nežinau, ar sakyti buvusi orientacininkė, nes irgi dar dalyvauja Lietuvos čempionatuose, kai turi tam progų, bet pasiekė patį aukščiausią Olimpo, ne, viršūnės kalną, tą viršūnę, kur kiekvienas sportininkas, ar ne, turbūt svajoja atsidurti ir ypač atėjęs iš neolimpinės sporto šakos, kur atrodo, tu nieko to nepasieksi, tai va jai pavyko ir žiemos olimpinėse žaidynėse, sakyčiau, net biatlono Lietuvos rinktinės veidų tapo sportininkė. Žinai, kai buvusių nebūna, iš esmės yra toks posakis, tai manau, kad irgi mes vis Juditą sutinkam, kai ją yra vadinamasis off-seasonas, tai dabar, manau, kovo balandį mes ją sutiksim varžybose, nes orientavimuose ir biatlono pasiruošimo ciklai ir etapai skiriasi, tai dėl to jinai negali dalyvauti varžybose, kurios vasarą negali, nes reikia stovyklas ir reikia ruoštis, tai negali startuoti pasaulio čempionatuose, nes jai reikia pradėti jau ruoštis biatlono sezono, o dabar kaip tik baigsis biatlono sezonas kovo pabaigoje ir jinai galės jau vėl sugrįžti, sustartuoti keliose varžybose, o grįžtant prie olimpiados, tai labai įdomus jausmas buvo stebėti Juditą, nes tu šiaip esi įpratęs ją matyti orientavimuose trasose, kalbinti ją po varžybų, kaip jai sekėsi ir dabar, ypač kai jinai perėjo biatloną įprastai, jinai visada ir nugalėdavo varžybose, o matyti ją olimpinėse žaidynėse. Šiandien kaip tik irgi kalbėsime su Viliu, Vilius važiavo gyvai stebėti, kaip sekėsi Judita ir visai rinktiniai. Mano irgi buvo minčių važiuoti gyvai stebėti, bet nusprendžiau, kad važiuosiu į kitą etapą, kuris bus Estijoje po kovo mėnesį. Tai olimpiadą šį kartą praleidau, bet esu vasarą ten buvęs, tiesiog apsižiūrėti, kaip tas stadionas atrodo, tai vaizdas ten tikrai įspūdingas ir sportininkam ten buvo tikrai įspūdinga ir buvo keista matyti, jog orientacininkė varžosi biatlone ir tas jos perėjimas į biatloną įprastais sportininkam, ypač slidininkam, nes dažniausiai slidininkai pereina biatloną, būna labai nelengvas kelias, nes išmokti šaudyti prie didelio širdies pulso yra gana sudėtinga ir buvo labai keista ir keistai malonu matyti, jog Judita taip greitai perėjo per kelis metus, perėjo iš orientacininkės į biatlonininkę ir pasiekė topinį lygį, tapo viena iš rinktinės lyderių ir rodė nuostabius rezultatus. Iš moterų Marodas geriausi rezultatai buvo aplamai. Jo, pasaulio taurės etapuose visai pabūdavo, bet olimpinėse jai pavyko susikaupti ir pasiekti ir gerus, manau, rezultatus, santykinai lyginant su kitomis irgi valstybėmis, bet ne tik Judita iš orientacininkų buvo olimpinėse žaidynėse, mes visi stebėjome Petro Andrašiūno dienoraštį,
Jisai kiekvieną dieną sąžiningai rašydavo, va mūsų šios dienos svečias Vilius net neįdavo mėgoti, kol Petras neparašydavo, tai Petrui vargšui tekdavo būtinai parašyti, nes kitaip Vilius nenueis mėgoti. Ir aš dažnai mąstydavau, kad tokie ilgi tekstukai Facebook'o postuose, įrašuose jau yra atgyvena, bet Petras man iš naujo atradau per Petrą šį žanrą, nes aš skaitydavau ir visada irgi, kaip ir Vilius, laukdavau kiekvieną dieną, kad jisai parašytų ką nors. Ir pusės to teksto nesuprasdavau, nes slidžių ruošėjo terminai ir visi tepalai, tu ten tiesiog skaitydavai, kaip atrodo, kaip, nežinau, kaip instrukcija kosminio erdvėlaivio, bet pats tas jausmas ir tu atrodo pasisijausdavai, ką jaučia Petras. Jo stilius aplamai rašymo, vat gal dėl to ir malonu skaityti, ar ne, vat kaip ir sakai, dalis yra instrukcijos, bet tikrai dalis to teksto pas jį būdavo iš jausmo, žinai, vat kaip kalbėjau, kad labai malonu matyti, kai sportininkai dega akimis, tai Petras irgi degė, žinai, to noro, jisai tikrai nuoširdžiai mėgavosi buvimo olimpinėse žaidynėse ir dar dėl ko, žinai, kartais įdomu tokius žmonės ir stebėti, nes kartais tu matai tik tai pačius geriausius sportininkus, kaip jiems ten yra sunku, kaip jiems ten sekasi, bet jie tokie jaučiasi šiek tiek labiau nuo tavęs nutolę, ar ne? O Petras viską taip labai parodė iš to paprasto žmogaus akių, kaip atrodo ta olimpiada. Jisai ten pateko, jisai ten dirba to servismenu, bet tu matai, kaip atrodo tos olimpinės žaidynės, to paprasto, besidžiaugiančio tėčio akimis, vat, kad jisai ten pateko, net nebūtinai būdamas kažkoks elitinis sportininkas, rodydamas puikius rezultatus, nes jis anksčiau sportavo ir sportavo daug ir kaip ir minėjau, tu turi tokią svajonę, tačiau esam dabar tokiai situacijai, kad orientavimuose sportas nėra olimpinė sporto šaka ir tikrai gali aišku visada nuvaryti ir pasavanoriauti, kad patektume į olimpinės žaidynės, kad pabūti arčiau, bet čia iš viso tu patekai kaip svarbi komandos dalis, ar ne? Nes aš, pavyzdžiui, be to servismeno vadinamo, aš neįsivaizduoju, kaip gerai kitaip pasirodyti tiems mūsų visiems slidininkam. Šiaip neįmanoma ir ne tik Petras, ten visa komanda prie Lietuvos rinktinės dirbo. Kitų šalių kontekste, aišku, tos komandos yra daug didesnės ir taip toliau, bet buvo įdomu stebėti, kaip vienas Petras, mūsų supermenas Petras, ruošia slides, kai su sąlygom tokiom, jog turi ten tam tikrą kiekį slidžių, kai tarkim, kaip jis pats rašė, Norvegai ir Suomiai ten turi 1000 slidžių, jis turi daug mažiau slidžių, daug mažiau komplektų ir jam vis tiek reikia iš to, ką jisai turi, padaryti geriausią rezultatą. Ir kiek supratau ir sportininkų atsiliepimų, tai kad Petras tikrai nenuvylė, nes buvo tokių servismenų arba kitaip slidžių ruošėjų, kurie nuvylė. Tas, pavyzdžiui, biatlonas, kur Švedijos rinktinės atstovai skundėsi, nors jie turi irgi 1000 porų slidžių, investuoja didžiulius pinigus į serviso komandą, bet net ir didžiuliai pinigai kartais negarantuoja sėkmės. Ir dar kalbant apie Petrą, šią žiemą Petras išgelbėjo Vilniaus slidinėjimo visą situaciją, nes tiek ir Vingio parke jisai kiekvieną dieną praktiškai, tik ar pasninga, ar kažkas nutinka, važiuoja su specialiu transportu, paruošia trasą ir taip kiekvieną dieną, nesvarbu, ar ten -30, ar -20, ar lyja, ar sninga, Petras visada ruošia ir taip pat ir kitas trasas irgi Petras padėjo ruošti, taip kad šią žiemą mes turėjom tikrai daug sniego ir Petras buvo vienas iš tų, bent jau Vilniuje, kuris labai svariai prisidėjo prie lygumų slidinėjimo populiarinimo ir sąlygų sudarimo žmonėms po darbo čiuožinėti. Jo, tai iš tikrųjų didelis ačiū Petrui, tikrai matydavom, ar ne, kaip ir sakė Viktoras, daug tų paruoštų trasų, tad Vilniečiai tikrai galėjo pasidžiaugti, tikrai norėčiau pasikviesti Petrą į svečius ir į Kauną, nes ten pas mūsų slidinėjimų šiek tiek daugiau problemų yra trasų rengimu, tai tikrai tikiuosi Petras kitais metais padarys projektą, jeigu turėsim tiek sniego, galės galbūt padaryti ir turą aplink Lietuvą, kaip koks rockstaras. Ir slidininkai irgi jį tada nešk į Cezarį ir garbins vynuogę maitindami. Gal padarys, Petras irgi turėjo savo crowdfundingą, kur galėjo irgi ant kavos užmesti, tai jeigu mes visi susimesim, gal Petras pradės turą po Lietuvą ir visur paruoš trasas. Aš manau, kad Petrui turėtų ant kavos šiaip susimesti Japonai, nes Japonijoje girdėjau šiuo metu, kur vyksta pasaulio orientavimuose slidinis čempionatas, ten su trasom yra prastai ir prastai su vėžiam, turbūt
ne kiek prastai su pačiam vėžim, ne paruošimu, tiesiog oro sąlygos yra tokios, kad šiuo metu labai keičiasi dažnai pliusinė, minusinė temperatūra, dėl tos priežasties ten sniegas tiesiog yra pluta tokia ledo ir labai sunku mūsų sportininkams, tai jeigu taip nueinant prie to pasaulio čempionato. Bet dar aš noriu šiek tiek ties olimpiniam likti, nes yra dar tokių įdomių momentėlių, tokių margumynų įdomybių. Dar viena orientacininkė Patricija Užienė, jinai paskutiniu metu užsiimdavo orientavimu sporto kalnų dviračiais, bet turi tokį įdomų darbą, jinai yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovė ryšiams su komunikacija ir ji buvo ne tik galo renginio vedėja, bet iš galos renginio jai reikėjo greitai persikvalifikuoti ir keliauti į Milano Cortinos olimpinės žaidynės ir ten dirbti atstovė ryšiams, tai galėjo ranką paspausti ir mūsų sportininkams, ir premjeriai Ruginienė irgi galėjo ranką paspausti ir turėjo, aišku, ir pasirūpinti, kad tiek sportininkai, tiek ir visi mūsų sporto funkcionieriai, tiek ir delegacijos svečiai gerai jaustųsi ir kad galėtų sėkmingai bei smagiai praleisti laiką žaidynėse. Buvo dar tokių įdomių niuansų, jog kitose sporto šakose, nes mes dabar išvardinom apie lietuvius, bet dar buvo tokių sportininkų, kaip pavyzdžiui Tuve Aleksanderšon. Jos buvo olimpinė svajonė, paskutiniu momentu jinai prarado olimpinę svajonę, nes kartu su kitu buvusiu labai pajėgiu orientacininku Jerker Lisel, jie kartu norėjo kvalifikuotis į naująją slidinėjimo alpinizmo sporto šaką, ski mountaineering, bet jie liko pirmi už brūkšnio ir Švedijos komanda nepateko olimpinės žaidynės. Šiaip aš irgi šiek tiek stebėjau ski mountaineering, tai buvo žiauriai keistas sportas, bet turbūt kaip ir jeigu orientavimuose sportas taptų olimpinė sporto šaka, irgi tektų priprasti. Ir pavyzdžiui, Latvių komandoje Rogučių buvo tokia Kendija Aparjode. Tai jeigu mūsų klausytojai arba žiūrovai gimė yra maždaug 95 metais, turėjo bent jau arba merginos ar vaikinai žinoti maždaug apie šią Latvijos sportininkę, tai jinai buvo, jos aukščiausias karjeros pasiekimas buvo patikimas į Latvijos nacionalinę rinktinę pasaulio jaunimo orientavimosi sporto čempionate, bet po to jinai nusprendė, kad jinai nori siekti Rogučių sporte daugiau ir jinai dabar yra Rogučių sporto atstovė ir tokiu būdu jinai pateko olimpinės žaidynės. Ir taip pat mes dar turėjome Sturos Tunos klubo atstovą Henning Sjökvist. Jisai biatlonininkas, jis buvo išplėstiniam Švedijos biatlono komandos sąraše, bet buvo kaip atsarginis ir dėja nedalyvavo Milanos Cortinos olimpinės žaidynėse, nestartavo, bet jose buvo, bet buvo tiesiog kaip atsarginis, jeigu komandos lyderiams kažkas nutiktų. Tai irgi Teomilos nugalėtojas ir vieno iš dabar pajėgiausių orientavimosi sporto klubo atstovas. Tai tokie akcentai susijęs su orientavimuose, ten ir daugiau yra akcentų, tokių kaip pavyzdžiui Italijos biatlono rinktinės dabar lyderis Tomaso Giacomelli, jo draugė yra irgi orientacininkė, tai jeigu jūs stebite Tomaso Giacomelli socialinius tinklus, irgi galite matyti, jog jo draugė dalinasi irgi nuotraukas iš orientavimosi sporto trasos ir nenustebkite, jeigu Tomaso Giacomelli pamatysite tarp Italijos rinktinės tam tikrų irgi narių, nes jie visi yra irgi draugai iš Italijos šiaurės ir kartu leidžia laiką. Tai visokių turi sportininkai ryšių su orientavimosi sportu, kurie dalyvavo olimpinėse žaidynėse. Taip, tai tikiuosi, kad ir patys orientacininkai galės savo kailiu patirti kuo greičiau tą olimpinių žaidynių dvasią, ar ne tik pereidami į kitas sporto šakas, tačiau aš labai nuoširdžiai tikiu, kad kada nors orientavimuose sportas taps olimpinė sporto šaka, nes tikrai dabar turbūt didžiausia problema yra tame, kad sunku tai padaryti stebėti, tačiau manau ir praeito Europos čempionato Lietuvoje dviračiais kalnų metu tikrai parodėme, kad galima parodyti ir įdomiai parodyti žiūrovui būtent šią sporto šaką. Tad ypač slidės ir dviračiai, labai patogu yra tai padaryti patrauklų žiūrovui, tai tikiuosi, kad artimoje ateityje tai ir įvyks, o dabar aš esu labai skeptiškas šituo atžvilgiu, tai manau, kad mes kada nors galėsim tą temą išsiplėsti ir galėsim padiskutuoti, nes mano manimu tai yra neįmanoma, bet jo. Tai bet tu, Viktorai, galėsim padiskutuoti. Problema buvo, kad tu komentavai varžybos iš arenos, tai tu nematei turbūt kaip transliacija atrodė. Tai transliacija atrodo, bet mes galėsim tą temą, manau, kažkada prasiplėsti, nes yra daug ir paskui, jeigu perėsim prie pasaulio čempionato, kuris dabar Japonijoje vyksta,
Gausybė yra problemų ir mes galėsim, manau, per tas problemas pereiti ir šiek tiek irgi padiskutuoti. Jeigu mes turim tokias problemas pasaulio čempionate, tai mums iki olimpiados, ypač dabar pasižiūrėjus, kaip atrodo olimpiada ir kaip atrodo transliacijos ir taip toliau, tai mums dar labai labai toli iki olimpiados. Ok, tai galim keliauti gal pradžiai prie Europos čempionato, kuris vyko šiek tiek anksčiau, prasidėjo jisai vasario 2 dieną Švedijoje. Kalbame apie Europos orientavimus į sporto slidimis čempionatą jaunimo bei jaunių ir tuo pačiu metu vyko ir antrasis pasaulio taurės etapas būtent Švedijoje. Šiaip labai toks įdomus irgi akcentas, kad aš pats pradėjau dirbti prie Lietuvos orientavimus į sporto federacijos komunikacijos vasario 2 dieną. Aš paklausiau Viliaus, kada galiu startuoti. Vilius sako, tai kada nori. Tai galvoju, praeitą savaitgalį praėjo Lietuvos čempionatas slidimis. Nėra čia dabar tų tokių stiprių renginių, tai aš čia pabiškai įsivažiuosiu. Ir aš pradedu pirmadienį, jau penktadienį supratau, kad čempionatas taigi prasideda Europos ir kartu ir man ten dar reikia taip prie visko priprasti, žinai, įsivažiuoti, aš pabiškai taip stengiuosi ir taip Margarita Denytė, žinai, 5 vieta sprinto trasoje ir suprantu, prizinė vieta, reikia kažką daryti, postinti irgi, maketuot, montuot. Tai po prakaitų buvau, tai tikrai sveikinimai Margaritai ir tada negana to, kitą dieną jau prie Margaritos ir Saulė prisijungė. Saulė 4 Traubaitė, Margarita Denytė 5, dar daugiau. Tada žiūri jau ir estafetį, jos ten labai gerai pasirodė kartu su prisijungusia Eva Sriubaitė. Tai tikrai tie jaunimo rezultatai mane šiek tiek galbūt ir stebina, nes tiek Sauliai, tiek Margaritai tai yra debiutas, būtent jaunimo grupėje. Jos atėjo iš šiek tiek jaunesnių grupės, dabar jau perėjo pas vyresnės ir pirmais metais gal nesakyčiau dominuoti, neturėjo medalių, bet tikrai buvo gana arti ir Margarita Denytė, kaip ir minėjau, 2 5 vietos, tada estafetėje 4, ar irgi 5 vieta buvo estafetėje? 5, man atrodo. 5. Tai tada Margarita baigė su 3 5 vietom ir jinai labai arti liko nuo 6 paskutinę dieną. Tai tikrai įspūdingas rezultatas, kaip pirmametiai. Ir Saulė Traubaitė irgi 4 vieta bendro starto vidutinėje trasoje. Tai labai smagu ir šiaip net biški gaila, nes Saulė, aš kaip stebėjau, nebuvo video transliacijos, bet stebėjau GPS-us, Saulė iki pirmo rato, nes slydo sportininkės 2 ratus, iki pirmo rato vidurio jinai buvo lyderė, tada jinai padarė klaidą, ją prisivijo kitos sportininkės ir šiek tiek pabėgo tiesios kita klaida ir kaip ir minėjo, Saulė, kai ėmiau iš šios interviu, kad trūko jai to greičio palaikymo, tai dėl to ir ta vieta liko 4, o Margarita, kaip jinai padarydavo didelę klaidą, jinai visiškai nutrūkdavo, atrodo, nuo 6, tada jinai sugrįžta atgal ir kokius 3 kartus jinai visiškai atitrūko ir labai džiaugiuosi, kad galiausiai irgi grįžo į tą 5 vietą, o estafetė tai irgi man toks labai įdomus buvo, nes Saulė kartu su Margarita jau įrodė, kad jos yra labai stiprios ir joms reikėjo 3 etapo, nes savo amžiaus grupį neturėjo, tai pasiskolino iš jaunesnių merginų Eva Sriubaitė, pastatė ją 3 etapu ir situacija tokia, kad po 2 etapų Lietuvos rinktinė yra 1 vietoje. Ir aš bandau įlysti į Evos kailį tuo metu, žinai, nes čia kaip būna iš tų mimsų, kur viskas yra padaryta, dabar tau svarbiausia, žinai, visko nesugadint. Ir, visiškai normalu, jaunesnė sportininkė, fiziškai kitos už ją yra stipresnės, tu ką turi? Tu turi tiesiog kažkokį laiko tarpą, kurį tau užtikrina tavo komandos draugės ir nors ir, kad ir kaip tave jos ramintų, kad čia viskas yra ok, aš asmeniškai Evos vietoj būčiau turbūt pridėjęs į kelnes. Ir tu įsivaizduok, tu ten kapoji tom slidėm, varai ir tave pasivyja stipresnės sportininkės, jos tave lenkia ir tu turi nepalūžti ir toliau fokusuotis į trasą ir gerai judėti tam, kad paimtum tą savo išsvajotą prizinę vietą. Tai labai džiaugiuosi, kad sugebėjo Eva atsilaikyti. Tai manau irgi labai puikiai parodo Evos charakterį dar tokiame amžiuje ir galėjo sportininkės dar kartą nudžiuginti visus, užimdamos garbingą prizinę 5 vietą. Ir kalbant apie Margaritą, tai nėra kažkoks stebuklas. Ji prieš kelis metus ir bėgte Europos jaunučių jaunių čempionate lipom prizinės pakilos tiek ilgoje, tiek estafetėse su komandos draugiam. Taip kad kryptingas irgi darbas ir tai nėra kažkokia sensacija. Tai labai smagu, kad
kad ir slidėmis, žinant, kokios buvo prieš tai žiemos, kad mūsų sportininkė sugebėjo pasiruošti ir rodė tokius gerus rezultatus. Ir tikrai Margarita liko pastebėta ir kitur, nes į federacijos orientavimosi sporto Facebooką taip pat gavom žinutę iš Sportland Magazine, kurie prašė būtent Margaritos kontaktų tam, kad galėtų ją pakalbinti bei paimti interviu. Tai labai smagu dėl Margaritos, kaip ir minėjau. Iš Biatlono federacijos dar negavai žinutės? Iš Biatlono federacijos dar negavau žinutės, bet aš nenustepčiau, kad Vilius yra jos užblokavęs. Tam, kad daugiau sportininkų jie iš mūsų nepagriebtų. Tad... Vilius jau kontraktą ruošia Margaritai, kad tik nepaspruktų į biatloną. Tikrai yra tokių labai gabių sportininkų, ar ne? Ten, pavyzdžiui, jeigu grįžtant prie tos pačios Juditos, jinai ir fulę gerai žaidė, jinai ir orientacininkė, yra superinė, jinai ir biatlonė, ir muzikantė, yra tiesiog tokių gabių žmonių ir manau, Margarita irgi yra viena iš tų labai gabių merginų, kurios tikrai gali labai daug nuveikti ir aš labai tikiuosi, kad jinai daug nuveiks būtent orientavimosi sportą. Ir jeigu džiugina mus šitie jaunimo rezultatai, tai taip pat galime peržvelgti ir tą antrąjį etapą, kur tuo pačiu metu Švedijoje vyko pasaulio taurės, tai tie rezultatai, neturim jokių prizinių ar ne vietų, bet kaip ir kalbėjau su rinktinės trenerė, tai tie rezultatai buvo tokie, kokių ir buvo tikėtas. Nieko daugiau iš tų sportininkų ir nereikalavo, kas liečia Kasparą Šulčį, tai ten buvo pas jį problemos su sveikatai, jis apsirgo, tai jo tėtis Nerijus neplanuotai irgi turėjo jį pakeisti galiausiai paskutinėse trasose. Tad pats irgi Kasparas labai apgailestauja dėl to savo sveikatos, tai irgi turi, atrodo, žmogus ir nori daug ką įrodyti dabar vykstančiame pasaulio čempionate Japonijoje, kur irgi, stebuklų nėra, bet kai pasižiūri į tą bendrą lentelę visų pasaulio taurės etapų, labai panašiai ir važiuota. Kasparo dabar rezultatai turbūt net, sakyčiau, yra geresni, negu buvo pirmame etape. Jeigu vertinant pačią Emiliją, tai iš tikrųjų jinai nedalyvavo pirmam taurės etape, jinai dalyvavo antram ir trečiam ir, nežinau, labai jauna sportininkė, jos čia yra debiutas tam pačiam dabar ar ne pasaulio čempionate, matosi, kad irgi kiek tenka bendrauti, žmogus labai dega noru, labai savim pasitiki, kad jisai gali daug, tik tai iš to paties bendravimo ar ne ir tų komentarų po varžybų, galbūt matosi, kad jai trūksta grinai su amžiumi ateinančios patirties. Kaip tą patį nusileidimą galbūt ar ne padaryti, ar kaip padaryti tam tikrą manevrą ant tų pačių slidžių. Tiesiog dar žmogus nėra pripratęs, įgudęs, turi tam tikrų baimių, bet pas pačią kaip pas sportininkę, charakteris labai geras, tikslingas ir matosi žmogus stengiasi ir manau, kad ateityje, būtent Emilija dar tikrai gali mūsų nustebinti gerai susikloščius aplinkybėm. Galima tikrai, manau, galvoti apie apdovanojimus, tačiau su tokiu tęstinumu, manau, tikrai apie top 15, top 20, tikrai čia galima galvoti. Ir minimum. Verta akcentuoti, kad jo sezonas netoks turėjo būti, jai teko persikvalifikuoti greitai į orientavimosi sportą, nes šiaip jį medžiojo olimpinę svajonę, nes jos pagrindinis sezono tikslas buvo olimpinės žaidynės ir atstovavimas Lietuvai slidinėjimo rungtyse. Bet dėja nepavyko pereiti vidinės Lietuvos atrankos ir nedebiutavo olimpinėse žaidynėse, tad irgi turbūt buvo iššūkis vėl susikaupti, persikvalifikuoti ir tada jau susikoncentruoti orientavimosi sporto trasoms, kai tu ir ruošeisi, ir tikėjaisi visiškai kitokio šio žiemos scenarijaus, tai manau, kad irgi buvo turbūt iššūkis, manau, Emilijai persikvalifikuoti. Ir turbūt, žinai, su to pačiu žemėlapiu, mūsų sporto šakoje labai yra svarbus darbas su žemėlapiu ir daug tų treniruočių, tai jeigu ne ir akcentas buvo olimpinės žaidynės, tai reiškia, kad to žemėlapio nebuvo tiek daug, tai irgi čia, manau, labai, nes kas liečia slidinėjimą, tai jinai pasiruošus slysti, jinai gerai slysta, reiškia, turi tos jėgos, tai čia turbūt daugiausia ir yra tos klaidos, ne, su pačiu žemėlapiu, galbūt, ko jinai pati minėjo, kad neišvengia. Tačiau, kaip ir minėjau, tikrai labai sunki trasa, nes ten yra slidinėjimo kurortas Japonijoje, kur šiuo metu vyksta čempionatas ir įspūdingai statumo šlaitai. Ir kaip ir minėjau, tas temperatūra, tai šilta, tai šalta. Tiesiog kažkaip įsivaizduoju iš to, ką man pasakoja tokia ledo sniego pluta, žinai. Ir tikrai ir labai pavojinga, tai natūralu, kad ir to saugumo, žinai, galbūt jausmo trūksta.
nestandartinės tikrai tos trasos šiuo metu Ir Japonijoje. status ten gana kalnai. Taip. Ten, nes šiaip įprastai orientavimas sporto slidėmis trasomis turbūt nebūna tokių kalnų, bet jeigu ten, kaip pasiskaitai Kasparo komentarus, kad reikia lipti eglute, Tai neina lipti eglute, ten tas net nėjo jam lipti eglute, jisai tiesiog ėjo šalia statydamas vieną koją prie kitos. Tai jo, kas liečia Kasparą, šis interviu šiandien ryte, kur su juo turėjau, tai iš viso žmogus net turėjo slides nusiimti kažkurio momentu, nes tiesiog sutraukė žmogui pėdas. Tai manau, o Kasparas tikrai nėra silpnų, tai parodo, ant kiek yra sunkios trasos ir žinoma, mes ten kalbam apie skandinavus, tai visai kitos sąlygos treniruotis, visai kiti jų ir rezultatai, tačiau jeigu Nerijus Šulčys tas pats kalbėjo prieš čempionatą, kad japonai turės namų pranašumą, tai to namų pranašumo visiškai net nesimato, jie tiesiog ima vis galeką, bet irgi tiesiog dėl to nesijaučiu per sudėtingos sąlygos jiems patiems, nors jie net ir turėjo sąlygas tam treniruotis. Šiaip, tiek ir pati šalis orientavimas į sporto kontekste, kalbant, yra egzotiška ir šiaip stebint pasaulio taurės rezultatus, tai natūralu, kad japonai nėra aukščiausiose vietose, nes čia dominuoja Skandinavija arba Šveicarija. Tai čia dar supranti, yra toks dalykas, kad tie etapai dažniausiai vyksta Europoje arba Skandinavijoje. Tai labai iš tikrųjų pasimato, kad ir šiame pasaulio čempionate, sakyčiau, mažiau tų valstybių atstovai yra nuvykę, nes, tiesiog egzotiška gana šitais mastais šalis ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos orientavimo į sporto federacija gebėjo, išleisti tos sportininkus ten, tai taip pat ir japonai turbūt tiesiog visur neprivažinėja. Tai čia yra tas pozityvas, kad mes turėjom galimybę išsiųsti ten 2 sportininkus su Nerijum kaip atstovų, kaip komandos lyderių. Negatyvo yra daug, nežinau, galim turbūt perėti prie to negatyvo. Apie pačią čempionato negatyvą. Šiaip, žinok, labai įdomu, nes aš kalbėjau šiandien ryte su Kasparu ir Emilija, tai irgi man buvo įdomu sužinoti palyginimą su kitais čempionatais arba taurės etapais, kurie yra dalyvavę, ar tikrai viskas yra taip blogai, kaip mes su tavimi kalbėjome. Tai žinok, nežinau, ar tas lietuviškas noras būti visiems maloniam, bet tikrai nei vieno blogo atsiliepimo, visi labai patenkinti sąlygom, japonai sakė labai draugiški, jie kaip žmonės, kaip kultūra yra labai draugiški ir nuolanki, tai šitas irgi kuria įspūdį, čia manau labiausiai turbūt kas kenčia, tai mes žiūrovai. Mes žiūrovai ten iš esmės neturim iš vis sąlygų stebėti, nes aišku, laiko skirtumai, tai čia yra natūralu, bet jokios transliacijos. Viktorai, radau šiandien, aš netyčia besiruošdamas šitam pokalbiui, radau Japonijos orientavimosi sporto asociacijos puslapį, kuris japoniškai parašytas ir ten pasirodo yra kažkokia transliacija gyvai, bet ten transliacija iš finišo kameros, kuri juda, garsas tiesiog tragiškas, ten bandžiau kažką atsisukti, tai tu tiesiog matai, kaip finišuoja sportininkai. Ir žinai, ir mes paskui kalbam, kad mes apie olimpinės žaidynės svajojam, ta prasme, kaip produkto nerasta, ta prasme. Aš paskui žiūriu, gerai, pasižiūrėsiu GPS transliaciją, gal pasižiūrėsiu kaip sportininkai, panalizuosiu, pasižiūrėsiu gal kaip važiavo, kaip rinkosi pravažiavimus. Toks didžiulis rutuliukas ir stringa. Gerai, laukiu minutę, 2, vis tiek užstrigę. Gerai, mečiau, ta prasme, šitą žiūrėjimą. Rezultatai gyvai. Ten irgi kažkoks keistenybės, ta prasme. Ir jeigu nereikėtų filmuoti šitą podcast'o, tai aš jaučiu turbūt apie tą čempionatą, žinočiau tik iš tavo tekstų apie čempionatą, paskaityčiau ir numeščiau. Tada Tarptautinės federacijos vaidmuo. Dabar, kai stebėjau olimpinės žaidynės, kai tu stebi kitų federacijų darbą, tos pačios, pavyzdžiui, biatlono ar slidinėjimo, reelsai, įvairios istorijos, ta prasme, apie sportininkus kuria tam tikrą pasakojimą. Galų gale tie visi skandalai biatlonininkų, kaip, pavyzdžiui, Sturlos Holmlagreda apie neištikimybę. Kiek tai sukuria informacijos, kiek tai sukuria apie sportą žinomumą padidina. O čia nieko, ta prasme. Sunku tikrai kažką rasti, aš pats, kai rašau tos straipsnius, dabar šiuo metu internetinę mūsų svetainę ir ieškau. Ir tikrai, paimu tas mano interviu paėmimas irgi, aš nekalbu gyvai ar ne, aš tiesiog atsikeliu anksti ryte, tai pas juos jau tada ten būna kelios valandos po varžybų ir mes, žinai, susirašom, kaip sekėsi veikti trasą, panašiai.
tu girdi apie tam tikras klaideles arba lygini tuos rezultatus lyderių ir ten dabar šiandien, pavyzdžiui, mačiau, po sekundės skirtumas buvo finiše. Ir tada labai įdomu būna pasižiūrėti tuos pačius splitus, tarpinius laikus, kaip kam sekėsi. Tu nori pažiūrėti splitus, splitų nėra. Tu nori pasižiūrėti rezultatus, rezultatų nėra. Ten 4-5 valandos po varžybų. Vis dar gyvai buvo, jo. Rezultatus gyvai ir aš pagal rezultatus gyvai norėjau kuo anksčiau ryte išleisti Lietuvoje straipsnį, kad žmonės jau galėtų pasiskaityti apie rezultatus ir aš juos papostinu ir tada ateina oficialūs rezultatai. Sveiki, o pasirodo 3, tai yra 2-3 vietos buvo, ko gyvose rezultatuose nesimatė. Ir tada, žinai, irgi tikrai gaunasi šiek tiek pikta, nes ypač gyvenant Lietuvoje, tikrai yra kam įdomu sekti ir man pačiam būtų ir tu turi keltis 3-4 nakties tam, kad stebėti tą čempionatą, bet kaip produkto, kad jį būtų stebėti patogu, nėra ir aš net ne vien tiesiogiai, bet ir viskas, kas yra po. Tu nori pasižiūrėti nuotraukų nėra. Yra tiesiog kažkoks Google Drive'as, kur aš net galiu įkelti nuotraukas, jeigu nori. Aš dabar labai norėčiau, pavyzdžiui, įkelti gražių nuotraukų, aš galėčiau Lietuvos čempionatą įkelti, nes jų net ir nuotraukos šiaip po to, kai atsiranda, yra labai prastos kokybės. Ką jie turi išskirtinio, turi su geru domenu website, bet tas website'as jų irgi yra apie nieką. Tai ta pati Ana Ulvedson, kur tu šiandien straipsnė parašai, kad jinai praleido punktą ir buvo diskvalifikuota, tai tu išleidai straipsnį, nežinau, man atrodo 10 ar 11 valandą, Tarptautinė federacija, taip spėjau, kad išleido daug vėliau, nes jie parašė, kad jį buvo diskvalifikuota, nes jie tiesiog apkaustas nulūžo, bet ta prasme, tai tu tiesiog tokiam tekstukė išrašai, tai tu nežinau, tu ją pagauk, jinaigi čia dabar yra ryškiausia žvaigždė. Taip, jinai lyderė, visiška karalienė. Imk interviu, pagauk jos emociją, gal jinai ten grįžus apsiverkė, dar kažką, ta prasme, nieko, ta prasme, jokios informacijos. Net ir šiaip kaip tada vyksta ir pati dezinformacija, ar ne, aš pasiemu rezultatų sąrašą. Ir yra parašyta Ana Ulvedson diskvalifikuota, tipo mispunched. Ir ką? Praleido turbūt punktą, taip ir aprašai. Ir tada galiausiai tu man atsiunti ir aš žiūriu, kad jai apkaustas nulūžo. Ir tada gaunas, kad aš iš viso dar kažkokias čia paskalas, tai neskleidžiu, nusišneku. Tai, bet šiaip reakcijos norėtų greitesnės, tad Tarptautinė orientavimuose sporto federacija. Jeigu jūs manęs klausotės ir išsiversite viską į anglų kalbą, tai tikrai galite mane pasikviesti. Šiuo metu dar papildomą darbą neturiu, tai galiu padėti jums dirbti prie čempionatų. Ta prasme, tave būtų išsiuntę vieną, tu būtum pafilmavęs reelsiukų, ten būtum su kamera pavaikščias ir būtum kontento pakūręs, nes dabar tai, aš žiūrėjau jų Facebook puslapį, 2 įrašai apie visą čempionatą. Ta prasme, ta transliacija laivo, argi, nežinau, sunku, nežinau, ar organizatoriams, ar jiems patiems pasiaiškinti, kad yra kažkokia transliacija, bent jau įmesti nuorodą, dabar niekur neradau nuorodos, tiesiog per Google vedžiau ir atsitiktinai atradau, kad dar yra kažkokia transliacija. Nors skaičiau ir biuletenį, pavyzdžiui, varžybų, ten buvo prašyta, kad bus live transliacija, bus kontroliniai punktai filmuojami ir panašiai, bet panašu, kad to nieko nėra. Ir jo, ta prasme, gyvenam tokiu Dakaro ritmu, jog stebim, nežinom, kas vyksta trasui ir laukiam, kol sportininkai grįš ir papasakos įspūdžius, kurių niekas jų neužfiksuoja. Tik tai tu susisieki kažkokių ryšių, jiems paskambini ir paklausi, kaip jiems sekėsi. Tai va tik tiek ir žinom apie pasaulio čempionatą. Tai... Jo, man šiuo metu iš tikrųjų turbūt baisiausia yra, kad aš čempionatą turėsiu užbaigti su Švedijos nuotraukom, nes tiesiog nuotraukų to nebebus ką kelti arba eilinį sykį prašysiu sportininkų, kad jie nusifotografuotų, nes pavyzdžiui, palyginu Švedijoje, tikrai operatyviai, žiauriai geros kokybės gražios nuotraukos. Čia aš kol kas verčiuosi, mano turbūt daugiau negu pusę nuotraukų įkeltų buvo pačių mūsų rinktinės narių darytos. Esu radęs kelias, aš jas padalinau, jau naudojau 2 dienom ir aš labai tikiuosi, kad dabar, kol turi laisvą dieną sportininkai ir fotografai įkel savo nuotraukas, kad dar turėčiau šiek tiek medžiagos. Ir mes visą informaciją realiai ir tu ir aš sužinome pasaulio čempionatą iš Švedijos Švedijos federacijos. Tai ačiū Švedijos federacijai, jog pakalbino Jurgen Bakli, tai galėjom bent jau kažką sužinoti apie geriausią sportininką, nes Tarptautinė federacija jokio interviu, kaip bent jau neradau artimiausiu metu, ten greitai pažiūrėdamas, gal kažkada jį ir kalbino, nors jis tiek ir vasarą Europos čempionate buvo sidabro medalio laimėtojas eliminavimo sprinte, tiek dabar yra lyderis. Bet vienintelį, kas jį pakalbino, švedai ir tai turbūt tik tai atsitiktinumo dėka. Taip, tai Jorgenas turbūt tikrai puikiai parodo, kad šiuo metu yra labai stiprioj fiziniai formai. Jisai kol kas šitoj, būtent 3 etape taurės slidinėjimo pasaulio nepralaimi 2 iš 2.
pas jį aukso medaliai, 2 kartus jau čempionas ir žiūrinti bendrą, ar ne, nes kadangi jau yra paskutinis šiuo metu vykstantis etapas pasaulio taurės, visiškai be konkurencijos, jo tiesiog nebeįmanoma jau yra pasivyti antrai vietai, jisai net galėtų ir nebedalyvauti jau ne rytojaus, o dar kitos dienos varžybose. Ir gal šiek tiek dar apie jį trumpai, kadangi jau ten skaičiau jo interviu su Švedijos federacija, tokios kelios įdomios mintis, jisai sakė, kad jam labai yra gerai tiek slidinėti, tiek ir bėgti sprintus, tai yra bėgti mieste, urbanizuotoje vietovėje, nes ir ten yra labai panašus principas. Kai tu slysti irgi, tu dažniausiai renkiesi keliuką į kairę, dešinę arba tiesiai ir sakė, lygiai tas pats principas yra ir sprinte, tu namą apibėgi per kairę, dešinę arba tiesiog tiesiai. Tai lygiai toks pats principas ir jam labai tas yra patinka ir labai faina, kad ir tiek sprinte, ir tiek yra tas pats orientavimas į principas, dėl to jam labai yra lengva iš slidžių greitai perbėgti, užsidėti batelius ir tada jau vasaros sezoną bėgti ir dėl to jisai ir ten. Tai yra labai retas atvejis, nes dažniausiai orientacininkai ties viena rūšimi koncentruojasi bėgte, dviračiais arba slidėmis ir retas, kuris sėkmingai gali keliose skirtingose rūšise skinti medalius. Taip, ir jeigu grįžtant prie pasaulio taurės ar ne tų rezultatų, tai kaip ir minėjau, Jorgenas, ką tik mūsų apdainuotas, yra vienareikšmis lyderis, jau jo tikrai niekas nebegali aplenkti, antroje vietoje taip pat iš tos pačios Norvegijos Stirkas Kamsvagas. Ir Niklas Ekstrom trečias. Jo, Niklas Ekstrom trečias, tačiau Nikola Mülleris jį dar aplenkti gali. Jisai parodė puikų rezultatą ir praėjusią naktį ir esmė tame, kad ima 8 geriausius rezultatus iš 10, tai paskutinis rezultatas, ne paskutinis, tačiau blogiausias dar gali išsitrinti. Tai aš pavyzdžiui matau, kad Nikola Mülleris, jeigu mes kalbam apie 100 balų sistemą, turi įskaitoje 1 dieną ir 29 taškus surinkęs, tuo tarpu Niklas Ekstromas turi jų 49, tai 20 taškų skirtumas, tarp jų gali nusibraukti jau nuo kitų artėjančių startų, o juos skiria tik tai 13 taškų. Tai čia turbūt ir bus didžiausia intriga, ar šveicaras, ar suomis liks trečias bendroje pasaulio taurės įskaitoje. Ir dar apžvelgiant lietuvius, Kasparas 40, dar lieka viena rungtis, proga pasigerinti rezultatą. O Nerijus šiuo metu 57 yra su 30 taškų, bet Nerijus nestartuoja, jis kaip team official yra atvažiavęs, tai jau jisai savo pozicijos nepasigerins, bet Kasparui dar yra šansas likti top 40, o galbūt šiek tiek ir pakilti keliais laipteliais aukštyn. Tai palinkėsim Kasparui pakilti, taip pat palinkėsime to paties ir Emilijai. Čia nuo artimiausios konkurentės skiria vos 8 taškai, čia su Latvija Anete Srauta šiuo metu varžosi, tai tikrai, kaip nedalyvavus 3 pirmose etapuose ir atsiliekė vos tiek taškų, tai čia tikrai dar galima pakilti. Kitos šiaip dalyvės už Emiliją, kurios yra aukščiau, tai ir tų etapų yra daugiau dalyvavę, tai jos čia tas pralošimas nėra toks jau ir didelis. Ir dar iš lietuvių turi Margarita Denytė, tiesa, ji fiksavo tik tai pirmajam pasaulio taurės etape taškus, rinko 44 dabar vieta ir jau jos nepagerins, nes nestartuoja. Bet ir Margaritos ir, žinai, ne tie tikslai ir daug tikėtis negaliu, tai jinai debiutuoja jaunimo čempionate šiais metais, tai jai tikrai turėtų būti sunku varžytis, numatos ir pagal rezultatus, jeigu lygint Margaritos pirmo etapo pasaulio taurės, kur dalyvavo ir Emilijos kitose, Emilija tikrai čia yra panašesnė, tai turbūt vien dėl elementariai, kad tu dar esi tiesiog jaunai, dar tau trūksta, tos pačios bazės, kad tu galėtum to lygiai varžytis, su kitomis konkurentėmis. Tokiamis, pavyzdžiui, kaip Ana Ulveson, kuri kaip Nikole yra su dviračiais, Šveicarija nenugalima, tai čia taip pat Norvegija ant slidžių. Visiškas dominavimas. Labai gaila, kad jinai šiandieną nulūžo tas apkaustas, nebuvo rezultato, bet 0 taškų pas ją. Tas 0 automatiškai išsibraukia, jeigu jinai ne rytoj, poryt gerai pasirodys, išsibrauks ir jo 16. Tai šiuo atveju Ana Magdalena Olson iš Švedijos, kuri šiuo metu yra antroje vietoje, visiškai neturi jokių vilčių jos prisivyti. Ir nebent vėl nulūžta apkaustas.
Ir tai manau, kad ne, nes tas 0 išsibrauktų, nu tai Magdalena, jeigu netyčia laimė, jie išsibraukė 75 teisingai. taškų ir vis tiek galiausiai, manau, jai pritrūktų prisivyti, nes šiuo metu 21 taškas skiria. Tai net ir su 100 taškų jinai negali. Gali, tada laimėtų ant 4 taškų. Ir jeigu mano švedų kalbos žinios neapgavo, Anai tai paskutinis jau čempionatas, baigs karjerą. Ačiū Švedijos orientavimosi federacijai, jog tokį faktą paskelbė. Ir tokia ta pasaulio taurė orientavimosi slidėmis. Ir baigiant iš esmės apie pasaulio čempionatą, džiugu, kad ši žiema buvo tokia labai graži ir buvo visi etapai, nieko nereikėjo atšaukti, perkelti ir gamtos sąlygos leido mėgautis tikrai įspūdingų žiemos sezonų ir pabaigai gal labai svarbu akcentuoti tai, jog pagaliau mes turėjome Lietuvos čempionatą slidėmis Lietuvoje po kelių metų pertraukos. Labai smagu, kad žiauriai šalta, žiauriai faina, nemenčiniais, su labai geromis sąlygomis suorganizuoti. Didžiulis dėkui Fortūnai už nuostabų savaitgalį prie -20 suorganizuoti varžybas yra didžiulis iššūkis. Sveikinimai visiems tą savaitgalį tapusiems Lietuvos čempionais bei čempionėmis ir labai smagu, kad turėjome tokią nuostabią žiemą ir tokį nuostabų slidėmis sezoną. Ja, džiaugiamės, kad iš tikro žiema paremė Lietuvą, sniegu, galėjome treniruotis, turėjome čempionatą. Tai lygiai taip pat kviečiame jūs paremti mūsų tinklalaidę. Kaip matote, turime virš savęs televizorių. Šiuo metu čia mūsų logotipas Orientering LT. Tačiau tikrai, jeigu norite mus paremti, rašykite, galėsim susitarti dėl reklamos. Va, Viktoras kaip tik sakė, kad kėdų šiuo metu žmogui reikia. Tai nežinau. Yra tokia įmonė, kuri prasideda S. Tai... Jo, tai tavo dabar kaip tik šansas kreiptis tiesiai į Svajūną ir prašyti, kad paremtų mūsų tinklalaidę. Jo, jeigu ką man irgi kėdų trūksta, tad tikrai mes galėsim pusvalandį kalbėti, kokia nuostabi yra ta taip, įmonė prasidedanti S raidę. Tai žodžiu, jeigu S įmonė irgi nori mus paremti, bei kitos įmonės, drąsiai galėsim gražiai papasakoti apie jūsų įmonę ar apie jūsų produktą. Taip, o kol laukia mūsų tinklalaidė rėmėjų, galime pasikviesti čia į studiją ir žmogų, be kurio nieko nebūtų ir įvykę. Tai kviečiame Vilių prisijungti prie mūsų. Ir šalia mūsų prisijungia žmogus, be kurio nieko šiuo metu turbūt neturėtume. Žmogus, kuris garsino Lietuvą savo sportiniais pasiekimais orientavimosi sporte. Žmogus, kuris šiuo metu garsina orientavimosi sportą savo visuomeninę veiklą. Žmogus, kuris tokiu amžiumi dar vis sugeba stebinti savo sportiniais rezultatais. Taigi dar kartą didžiausia pagarba. Šalia mūsų Lietuvos orientavimosi sporto federacijos vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas. Po tokio pristatymo tai jau nežinau. Vilius Amo neteko. Žmogus. Tai sveiki, smagu būt. Koks jausmas būti ne kažkokio kitoj tinklalaidėje, o būtent orientavimosi sporto? Tai tinklalaidėse tenka lankytis ganėtinai nemažai, o šita tinklalaidė tiek, kaip ir minėjot, pirmoji daly jūsų galvose skambėjo jau senai, mano galvoje jinai irgi kirbėjo tikrai seniai, kuomet Viktoras su Algirdu darydavo tokį, sakykim, buitinį biudžetinį variantą, tai aš tikrai visada norėjau turėti mūsų orientavimosi sporto, Lietuvos orientavimosi sporto tinklalaidę ir pagaliau šiaip netaip įsiprašiau į svečius, nes labai nenorėjot priimti. Labai nenorėjom priimti, nesutikčiau su to, man rodos, kad dar Viliaus visai reikėjo čia ir prašyti, kad prisijungti. Ne, iš tikrųjų, juokaujam, tiek mes, tiek Vilius labai smagu, kad prisijungė pirmai laidai, nes toks visai geras intro turėtų gautis, ar ne, apie ką ir su kuo mes čia aplamai valgysim. Ir turbūt nekalbėsime mes šiandien su tavimi apie tavo praeitį, tavo vaikystę, kaip ir paskutiniam podcast'e minėjai, daug apie tai jau yra pasakota visiems, visi apie tai žino. Man gal tiesiog toks natūralus klausimas, va tane minėjom, daug sportuoji, gerai sekasi, daug dirbi dėl orientavimosi sporto. Iš kur tu iš viso randi tiek laiko ir kaip tu viską spėjai, iš kur pas tavę to noro yra ir užsidegimo tam? Tai tiesą pasakius, nei aš dirbu daug, nei aš sportuoju daug, bet kai darai viską iš širdies, tai taip ir gaunasi. Ne, šiaip juokauju. Sportuoti paskutiniu metu gal ir mažiau tenka pasportuoti negu jaunystėje, bet patirtis daro savo, ta forma kažkada užkyla, kažkada neužkyla, o kas liečia darbą,
Jo, tai mano ir šūkis yra orientavimo sportas, tai yra gyvenimo būdas, tai aš tikrai žinau, kad čia nei tapsiu olimpiniu čempionu, nei uždirbsiu milijonų, bet man yra žymiai smagiau, kuomet tu visas tas savo veiklas darai iš širdies ir tada tikrai gaunasi, o jeigu dar žmonės įvertina, pačiam pasiseka pasiekti kažkokį tais rezultatą, tai nieko daugiau ir nereikia. Dienoj mes turim visi vienodai laiko, bet kiti turi šiek tiek daugiau. Jo, iš tikrųjų, tas orientavimuose sportas, tuo ir žuvus, ar ne, sutiksite, tai yra giminių sportas, nes vis dėlto mano irgi asmeniškai, mano mama su krikštatėviu sportavo, mano seneliai sportavo, pas tave irgi Visa šeima, bet pas tave tėvai nesportavo ar sportavo? Ne, aš atėjau į orientavimo sportą visiškai, mano tėvai su orientavimo sportu nieko bendro neturėjo, su tėčiu jaunystėje vaikščiodami karate, treniruotės, tai tėtis vis tiek ten sportuodavo įvairius sportus, sakykim taip, tai aš tiesiog tėvų draugų vaikai lankė orientavimo sportą, tai taip ir pradėjau. Brolis po to buvo irgi užsikabinęs, dabar brolis ten trailus daug bėgioja, tėvai kartais išbando Panevėžį, bet labiau ten tėtis buvo į patalpų orientavimąsi nuėjęs, bet vis tiek mano šeima nėra orientacininkai ir lygiai taip pat giminiai orientacininkų neturim, tai aš toksai, sakykime, išskirtinis atvejis mūsų sporte. Bet varžybas padeda suorganizuoti, nes dažnai matai tėvus. Tėvai ir brolis, tai tėvai visada, kai tik tais varžybos, sakau, čia jau reikia pagalbos, nes tiek Iktisą, kuomet atstovavau, tiek dabar esporte, kartais tų žmonių trūkstam, tai jie yra tas pirmas pagalbininkas. Kalbant apie renginius, dabar irgi bus renginys, Lietuvos čempionatas naktinė trasa, kur esportas tavo klubas organizuos, artėja ir kitos varžybos. Kada maždaug pradedi jau ruoštis varžyboms, jas organizuoti, ir kaip su to paskutinio momento pasilikimu? Ar viskas paskutiniu momentu, ar viską labai planuoji iš anksti ir labai griežtai stengiasi, kad viskas būtų pagal planą? Tai aš galvoju, kad mes visi esam studentai, tai jūs iš šito tinklalaidį irgi atėjot pradėjot ruoštis tuomet, kada pradėjot filmuoti, tai aš lygiai taip pat. Apie ką mes šnekam? Aš 5 minutės prieš bent jau. Jo, tai ne, klausimus atsiuntėt anksčiau, bet klausimų sakėm, nederinsim. Negėdim čia prieš visą tautą dabar. Atrodėm taip rimtai pasiruošę, čia vos tilpomi laiką šnekė dabar, Vilius atėjo direktorius, tu vėlai atėjai, tu čia vėlai pradėjai. Aš net linką ieškojau pasaulio čempionato. Žiauru. Tai grįžtant prie renginių, aš tikrai stengiuosi ir visus kviečiu pradėti ruoštis anksčiau, bet tikrai ištinka tie nenumatyti atvejai, tai tenka ir paskutiniais vakarais naktim padirbėti. Tiesą pasakius, šiais metais atsisakiau daug renginių, nes dėl Europos čempionato, kuris vyks Lietuvoje, tai gyvendavau nuo renginio iki renginio, tai kiekvieną savaitgalį tenka arba pačiam organizuoti, arba dalyvauti. Ne tik orientavimo sporto su klubu, mes organizuojam ir bėgimo visokius renginius, ir dviračių renginius, ir Ukmergės fabrikų cross taurę, ir įvairiausius ten renginius. Kiti kviečia, ten Vilniaus trail run organizuojam, kviečia į Olimpinę dieną padėti, Kauno maratone 2 metus iš eilės padėjau. Ta prasme, aš niekada nemoku pasakyti ne. Bet su metais, man jau ant nosies 40, išmokstu, kad reikia iš anksčiau pradėti ruoštis. Tos bemėgės naktis neįsveikatai, ypatingai jeigu dar nori padaryti kažkokių tais treniruočių, o aš dar jų noriu padaryti, dar turiu ambicijų jaunimui paspardyti užpakalį šiais metais ir galbūt kitais metais, tai tikrai reikia labiau planuoti savo laiką. Kalbant apie planavimą, tęsiant tą temą ir treniruotes, turi dabar trenerį ir kas tau rašo planus? Paskutinę praeitą savaitę prieš pasaulio kariškių čempionatą Graikijoje, tai mano treneris buvo ChatGPT. Iš tikrųjų, mano vienintelis... Viliaus, ta prasme, patarimai jauniesiams sportininkams yra, aš klausiau ir praeitą podcastą, valgo McDonald'ą, geria kolą, planai ChatGPT, rezultatai geriausi, gal biški tokia edukacijos reiktų. Tai edukacija ta, kad aš orientavimo sporte nuo 12 metų, daugiau negu 26 metus, tai aš tikrai žinau, kas man veikia, kas man neveikia, tiesiog... Norisi kartais kažką pabandyti ir tokį priėjimą, ne visada turiu laiko pasimokyti, aš vis noriu, kaip ir Šarūnas pradėjo mokytis, sulaukęs 30, pradėjo keisti kryptį ir pradėjo mokytis. Aš vis galvoju, gerai, aš irgi norėčiau pasimokyti, čia būti treneriu, bet nėra laiko.
būtent šitam dalykui. Mano treneris vienintelis Algirdas Šalkauskas, tuo momentu jis tikrai neberašo man planų ir aš pats sau dėliojusi planą. Vis dar norėčiau pabandyti laktatų treniruotės. Praeitais metais Arno Gabrieno prašiau, kad mane treniruotų. Beveik nieks neapsiema manęs treniruoti, nes sako, tu per daug reiklus, klausinėsi, dar kažką daug laiko reikės su tavim sugaišti. Tai paskutiniu metu dažniausiai man žmona Vesta pasako, kartais paklausiu, ką man šiandien daryti, tai eik tą ar tą bėg. Jinai manęs paklausė, ką man daryti, tai eik tą ir tą bėg. Bet tai jau kai tau yra beveik 40, tu negali bėgti 200 km per savaitę, tai tas planas yra ganėtinai aiškus. Dabar tas Team Lithuania projektas prasidėjęs man tikrai padėjo rudenį, baigiantis rudenį ir žiemą, prisijungdavau prie jų treniruočių, tikiuosi ir pavasarį pavyks prisijungti prie jų treniruočių, aš toksai esu, reikia man treniruočių partnerių, tai galiu aš daryti bet ką jie daro. O tai pavyzdžiui dabar, pats tu, kaip ir sakai, tų ambicijų pataškyti jaunimą dar turi, tai o koks jausmas, kai dirbi prie čempionato organizavimo, dabar Europai, nes Lietuvoje bus ne vienas, didžiausias renginys kol kas orientavimuose sporte ir negalėsi pats dalyvauti. Kaip tu su tuo tvarkaisi? Tai ašaros byra, tai Europos čempionatas Lietuvoje, tai sakykime, čia gal mano tokia kaip svajonė, Europos jaunių jaunučių čempionatą 21 metais buvo svajonė suorganizuoti, kad tą jaunimą pamotyvuoti, o būtent šių metų Europos čempionatas Druskininkuose, tai yra praeis lygiai 20 metų po pasaulio jaunimo čempionato Druskininkuose, kuomet vyko ir mes, mano karta, Jonas Vytautas Gvildys, Vytautas Beliūnas, Giedrius Sabaliauskas, ta mano draugų kompanija, mes tame čempionate dėjom pirmuosius savo žingsnius toj elitiniai karjeroj ir čia bus lygiai 20 metų, kuomet galėtumėm užbaigti. Ir kitų šalių sportininkų yra, kurie galėtų užbaigti. Faktas, kad tikriausiai šitame Europos čempionate Lietuvoje nei Vytautas Beliūnas, aš ir Vytautas Beliūnas tikrai nestartuosim, nes Vytautas Beliūnas yra vienas iš trasų planuotojų, Giedrius Sabaliauskas netikiu, kad startuos. Aš asmeniškai norėčiau, kad Jonas Vytautas tikrai startuotų, nes jis su savo patirtim tikrai mums galėtų duoti komandai daug. O grįžtant prie klausimo, man tikrai byra ašaros, bet kas jeigu ne, aš niekas nesima daryti to renginio, kadangi tu esi varžybų direktorius, tai tu tiesiog negali dalyvauti. Aš jau buvau miške, netrukus bėgsim kovo pabaigoje, testuosim trasas, tai būsiu vienas iš tų, kurie galės pirmasis įveikti tas trasas ir bent jau taip pajusti tą atmosferą. Bet kadangi esu vis dar sportininkas, tai tikiuosi, kad tikrai ten pavyks gerą šventę padaryti taip, kaip pats norėčiau padaryti. Ir svarbiausia, banketas vis tiek. Ir tas šventimais, tačiau įdomu, kokių rezultatų tikės iš lietuvių, ar ne? Turėjome labai gerą pavyzdį su mūsų dviratininkais Vilniuje. Ko tikėsi iš mūsų Lietuvos arsenalo bėgimo čempionate? Tai aš ir tikiuosi, kad čia bus gal tas proveržis, nes dabar turim tą kartų kaitą, man dar vis pačiam tenka dalyvauti pasaulio čempionatuose, atstovauti Lietuvai kartu su tais mano kartos sportininkais, vidurinės kartos sportininkais ir jaunaisiais sportininkais, tų rezultatų vis dar neturim. Didžiausias mano lūkestis tikrai yra iš moterų stafečių komandos, bet ne visai aš noriu tos lūkesčius spausti, jūs čia pirmoji daly Kevinui medalius liepėt laimėti ir tada nešim kaip Cezaris. Mes sakėm, kad jeigu laimės, mes jį palepinsim. Tai aš irgi palepinsiu tikrai tos sportininkus, jeigu jie tik tais laimės jaunių jaunučių čempionate 21 metais, kuomet estafetėje mūsų jaunių komandai iškovojo medalį, man ten ašaros akyse kaupės rieda ašaros, tai aš tikrai tą emociją norėčiau dar kartą patirti. Būtų naivu tikėtis laimėti medalius, jeigu pavyktų iškovoti estafetį į 6 vietą, tai tikrai būtų džiugus momentas asmeninės rungtyse, tiems stipriausiam mūsų sportininkam yra keliamas tikslas patekti į stipriausių 20-tuką, tai manau tikrai ir mūsų moteris senbuvės, jeigu leis sveikata tiek Gabija Ražaitytė, tiek Aušrinė Kutkaitė, kuri daugiau orientuojasi į trailą, gali parodyti rezultatą. Labai tikiuosi, kad ir ta pati mūsų olimpietė Judita Traubaitė turės galimybę ir leis biatlono federacija startuoti šitam čempionatui. Ir aišku, mūsų 3 muškietininkai jaunieji, Tautvydas, Kasparas, Tadas, su Kevinu, galbūt Algirdas ir Leonas. Manyčiau, čia yra pagrindinė mūsų ta varomoji jėga. Ir kaip sakiau, aš tikrai norėčiau, kad Jonas Vytautas Gvildys, veteranas su savo patirtim, išstartuotų bent jau estafetės. Priminsiu, kad pasaulio jaunimo čempionate 26 būtent miške, tai dar čia yra svarbu, kad yra identiškai tie patys miškai. Noškūnų miškas, kur vyks kvalifikacija, ir Petroškų miškas, kur vyks finalai. Ten Jonas užėmė
įspūdingą vietą ir gal pavyktų ką nors pakartot. Bet aš nenusiminsiu ir jeigu nebus tokių rezultatų. Bet dėl ko Jonas sportuot negali, aš kiek girdėjau, tam pas jį su kojom problemos. Jo, jisai turi seną traumą, Achilas blauzda, tenais bandė operuotis, dabar lyg ir pagerėja, bet jam patinka važiuoti dviračiu, tikrai rodo aukštus rezultatus ir tiek su Ignu ir su kitu Jonu komandoj gali kovoti dėl tų aukščiausių medalių dviračių čempionatuose. Mes kartu dar vis bėgam, Jukoloj su Jonu komandoj, kuo puikiausiai jisai bėga, jisai, žinai, senas arklys vagos negadina, ar kažkokios ten patarlės lietuvių liaudai, tai jisai tikrai turi parako ir galėtų. Tai Jonai, jeigu žiūri, klausai, dėl manęs. Užsiminė apie Team Lithuania, kas tai yra per dalykas ir kas čia per daiktas? Strategiją kūrėm 23 metais, N34, 10 metų federacijos strategiją, tikrai daug dirbom su federacijos prezidiumu, su aplinkiniais žmonėm ir vienas iš tikslų buvo, kaip tą mūsų meistriškumą kilstelti, ypatingai kalba apie bėgte, nes būtent išskyrėm 2 disciplinas, dviračiais, kas mums ganėtinai sekasi, realiai neganėtinai sekasi, esam viena lyderiaujančių šalių pasaulyje su medaliais, Ramunė daro gerą darbą, turim ir jaunimo, sakyčiau, pastaruoju metu daugiau jo turim negu seniau. Tai ir Mantė, kuri tapo metų sportininkė, puikius rezultatus rodo, ir noras buvo kažkaip padaryti, kad tie bėgte sportininkai daugiau treniruotųsi arba būtų kaip komanda. Tai Team Lithuania, tai nieko čia dviračio naujo neišradinėjom. Švedijoje, Šveicarijoje, Danijoje yra tie projektai, kuomet tam tikri žmonės atrenkami tokį, kaip sakykime, komandą. Tai nereiškia, kad jie jau yra atsirinkę į Europos čempionatą. Tai yra komanda, kuri ruošiasi drauge. Mes jiem duodam kaip po federacija daugiau tų sąlygų, bet jie irgi tenais nepateko nemokamai. Jie turėjo susimokėti 500 eurų mokestį, tokį, kaip sakykime, kad jaustų įsipareigojimą. Tai turim 9 merginas, 10 vaikinų. Ir turim 2 treniruočių centrus Vilniui, Kaune įsteigtus ir jie ten turi jau medicininę priežiūrą. Aišku, čia žingsnis po žingsnio, Roma per dieną irgi nepasistatė. Tai Algirdas Bartkevičius dabar nuo praeitų metų rugsėjo tapo rinktinės vyrtreneriu, čia per mano ilgą liežuvį mes jam dabar irgi mokam nemažą atlygį ir būtent Algirdas visus šitus sportininkus šefuoja. Kreipiam dėmesį būtent į jaunąją kartą, tai ten iš vyresnės kartos, sakykime, vienintelė Gabija Ražaitytė yra. Aš matau perspektyvą, potencialą, kompanija ką tik buvo Portugalijoje, Ispanijoje treniruočių savo stovyklose, 2 savaitės patys susiorganizavę, tai tikrai projektas tikiuosi duos naudą ir reikėtų mums to ir ateityje siekti, kad mes galėtumėm tą tęsti ir perkelti net ir dviračius. Aišku, dviračiuose geresni reikalai, bet smagus projektas, vienas iš strategijos svarbiausių dalykų. Ir patirtis ir istorija rodo, pavyzdžiui, Austrijos pavyzdys būtų labai geras, kad irgi jie turi labai panašų konceptą, Team Austrija, ir 10 metų berods prireikė, jeigu nedaugiau, kol pirmas medalis buvo pasaulio čempionate iškovotas austrų, tai nebus taip paprasta ir taip greitai turbūt tie medaliai, bet kažkokio tokio reikėjo turbūt koncepto tam, kad ne po vieną sportuotų sportininkai, bet kad turėtų bendroj komandai. Jo, tai dar gerai, kad Algirdas čia pasijungė į tą projektą, jis vis tiek Skandinavijoje jau daug metų, Skandinavija yra orientavimuose, kaip sakykime, tėvynė ir ta klubinė kultūra, Göteborge jisai pamatė, kaip organizuojamos tos bendros treniruotės ir viską bandom pernešti į Lietuvą, į tuos centrus, Vilnius, Kaunas. Iš tikrųjų, tos treniruotės yra atviros, visiems gali prisijungti, federacijos svetainėje yra skelbiamos, lygiai taip pat prie treniruočių stovyklų, kurios vyksta Lietuvoje, gali kiekvienas prisijungti. Tai galvoju, kad šiais metais nepavyks galimai, bet jeigu turėsim testinumą, tai tikrai daug perspektyvaus jaunimo turim, ypač merginų stiprių ir jaunių vaikinų tikrai turim pajėgių. Kaip tik šią savaitę išėjo dar smagus interviu su Trojum ir Arvidu Gunarsonais, nežinau, matėt, nematėt, irgi jų klausė, už kurią šalį norėtumėt atstovauti, kuriai šaliai norėtumėt atstovauti pasaulio jaunimo čempionate, jie buvo pasakę, kad Lietuvai, tai tikrai perspektyvus 2 jaunuoliai, tai manau, kad matysim prasmę šito projekto ir reikia perkelti tas skandinaviškas patirtis ir į Lietuvą. Tai mačiau, kad dabar šiaip pati federacija, ar ne, yra pasiryžusi daugiau investuoti ir į pačių trenerių, ar ne?
auginimo projektas N34 visai, nes irgi buvo paskelbtas, gal biškiai šiek tiek ir apie jį Ir aš galėtum kiek supratau, papasakot. net ir mes su Šarūnu galim tapti treneriais, jeigu norim. Tai Viktorai, tai tu jeigu nori, manau, tu dar ir EOC gali bėgti, tu dar Ar dar pagalvok. į aikštelę galiu Tu dar išbėgti? Nu, gal Viktoras Jaučia tegul nebėga, jisai tikriausiai Man dar reikia 10 kilų. per Forsberg tikiuosi bus rimtas komentatorių duetas, o Šarūnas padės mum kitais reikalais, bet jeigu mes čia kalbėtumėm apie federacijos visus norus, tikslus, galimybės, judesius, ką darom, tai visą naktį sėdėtumėm ir atsibostų mūsų čia klausyti tikriausiai. Grįžtant prie tų trenerių pritraukimo programos, tai tikrai jau antrus metus diskutuojam, kaip padaryti, kad žmonės rinktųsi trenerio specialybę. Iš tikrųjų, gal nėra tiek jinai perspektyvi, duotuoju momentu netoks geras darbo atlygis, ganėtinai neparankus darbas, nes realiai kiek baigė tų trenerio specialybę žmonių, niekas ir nepradėjo dirbti realiai trenerio darbą. Turėjom Mildą Radzionaitę, dabar Žygilėjienę, turėjom Kristiną Rybakovaitę, turėjom kitus sportininkus ar sportininkės, tai vienintelis Kevinas realiai, kuris yra jaunas treneris užsikabinęs. Ir klausimas būdavo, kaip pamotyvuoti. Tai federacijos prezidiumas priėmė sprendimą, turim nusimatę lėšų, tiek, kad yra į skirtingų rūšių. Tai yra studentas, kuris renkasi studijų programą ir jam valstybė finansuoja ir tada jisai eina, bet kaip mums paskatinti. Tai aišku, dar kitas bus dalykas, kad dirbsim su savivaldybėm ar klubais, kad užtikrinti darbo vietą. Vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu įstoji į mokamą mokslą, valstybės nefinansuojama, tai tenais 5000 eurų per metus, tai reikia irgi padėti. Tiesą pasakius, turim lygiai taip pat 40 metų stiprų orientacininką iš Telšių, kuris šitą pasirinkęs dabar kryptį, lygiai taip pat Gintautas Valauskas mokosi jau pirmam kurse. Nu ir trečia dalis yra mokymai, nes dabar pagal sporto įstatymą reikia turėti išsilavinimą, ten daug reikalų visokiausių sudėtinga. Aš norėčiau šitą sistemą pakeisti, vis tiek toj sporto politikui sukuosi, bandysiu to žingsnius dėti, kad šiek tiek tas treniravimas paliberalizėtų, būtų lengviau tenais iš principo visą šitą daryti. Bet tai buvo, kaip sakyti, sugriežtinta dėl to, kad ypač sporto klubuose daug kas rado tokių žmonių, kurie pasportuoja 2 mėnesius ir tada pradeda dirbti su žmonėm. Ir turbūt buvo priimtas sprendimas dėl to sugriežtinti. Tai aš suprantu tos biudžetinius dalykus, kaip sakiau, kadangi toj sporto politikoje nenaujokas, suprantu esmę, bet iš principo mūsų orientavimas į sportą, mes klubinę kultūrą turėtume būti paremti, tai tarkim aš ar jūs, mes galėtume treniruoti, dirbti su tais vaikučiais, taip reikia, ten QR kodai dabar reikalavimai ir taip toliau panašiai. Nord grupės susitikime prieš mėnesį aš švedų, norvegų klausiu, kaip pas jūs čia trenerius ruošia. Ką? Kokius trenerius? Pas mus kiekvienas gali būti treneriu. QR kodo reikia, kad tu tenais neteistas, neturi kažkokių tais dalykų ir viskas. Eini ir dirbi treneriu. Tai federacijos turi tam tikrus kursus. Tikiuosi per 26 metus mes irgi turėsim tą tokią antrą savo vidinę pakopą, kur tu galėsi išklausyti, jau nuo 15 metų pradėti pirmus žingsnelius, tos daryti, gal padėti klube, dar kažkur taip toliau panašiai. O grįžtant prie tos programos, tai tikimės ir kviečiam aplikuoti. Šie metam yra numatyta viena vieta finansuoti, o nuo kitų metų tikrai didinsim ir ieškosim tų finansinių galimybių, nes be trenerių tai orientavimo sporto ateities nebus. Gerai, kad dar turim tų pasišventusių žmonių, net didelė dalis mūsų jų yra tų trenerių netoli pensinio amžiaus, jie pasišventę, dirba sunkiai, bet reikia ir jaunimo, kad ateitų į trenerių, pasirinktų trenerio kelią. Jo, ir tą jaunimą turbūt tikrai yra sunku pritraukti, ar ne, jeigu anksčiau rinkdavosi trenerio specialybė ir galbūt tie atlyginimų tokie atoskiriai nebūdavo milžiniški, ne, kaip dabar ten, pavyzdžiui, pagalvojus, 10 metų turi patirties ofise ir kiek tu gali uždirbti, ir tu nueini į darbo pokalbį dėl trenerio ir tu pamatai kainą, tai tavo pirmas dalykas, ką tu pagalvoji, už ką aš išlaikysiu savo šeimą ir galvoji, kokius papildomus darbus gali dirbti ir tada iš to trenerio kelio, ar ne, kaip tu gali susifokusuoti savo pagrindiniam darbui dirbdamas treneriu, ir kaip tu gali susifokusuoti ir normaliai pasiruošti treniruotėm dirbdamas kitą darbą, tai manau labai sveikintina yra iš federacijos pusės tas paskatinimas ir pagalba, kad tu galėtum
ne tik galvoti, kaip išgyventi, bet ir tikrai dirbti tą savo darbą. Aš suprantu, kad tas darbas turi būti iš idėjos, ar ne? Kažkiek, nes tu jeigu neturėsi pasišventimo, vien dėl pinigų tu geras treneris nebūsi. Bet kaip Tačiau, yra, specialybė, ne, irgi, aš tai manau, yra prestižinė. Čia tas pats, kas mokytojas, tu vaikus leidi treniruotis pa žmogų ne vien tam, kad jis taptų gerų sportininku, bet tam, kad jis ir taptų gerų žmogum. Tai treneris yra ir geras pedagogas. Tai manau, kuo didesnis suportas būtent šiai sričiai yra tikrai labai sveikintina. Jo, aš tik turėjau omeny, kad Vilius kalbėjo apie švediškus pavyzdžius, tai jo, kaip ir Vilius sakė, Švedijoje, tam klube, kur šiek tiek aš buvau, ten treneriais dirba tie patys tėvai. Jie kaip klubas pasiskirsto, kad čia bus vaikų ugdymo komitetas, tam komitete yra 5 tėvai ir tie tėvai pasiskirsto, kad pirmadienį ten vienas pradeda treniruoti, antradienį kitas, trečiadienį trečias. Ir ten nėra irgi jokio trenerio, bet kiek tada kalbėjau su klubo vadovybė, tai ten didžiausias iššūkis būdavo, kad tos vaikus surinki, bet po to juos išlaikyti yra sudėtingiausia, nes jie išvažiuoja į gimnazijas arba išvažiuoja į kitus miestus, pas juos dar yra iššūkis, kad yra kitos sporto šakos, kurios pasigrebė tos vaikus, tai paskui būna labai sunku išlaikyti, kai tik tai tėvai organizuoja tokius užsiėmimus vaikams po pamokų. Tai dažnai čia sako, dabar Alytui nori kaip ir naikinti orientavimo sportą. Aš sakau, orientavimo sportas tai nenumirs niekada. Ta prasme, mus ten, jeigu ilgainiui panaikintų iš tų biudžetinių įstaigų, mes šiek tiek kitaip išsilaikysim. Tai eisim į tą klubinę struktūrą. Tėvai, seneliai, nežinau, dėdės, tetos, krikštatėviai, krikštamotės padės tenais vežtos vaikučius, jų mažės. Bet mes buvom, esam ir būsim. Orientavimo sportas niekur nedings. O kalbant, ne, va, tu irgi sakai, niekad nedings, tu turbūt matei ir tą pačią orientavimosi sporto, ne pačią pradžią, ne, kaip viskas susikūrė, nes prasidėjo iš viso nuo tokio turistavimo, ne, tas orientavimosi sportas Lietuvoje, po to buvo tokia revoliucija, bet nuo gana ankstaus laiko sportavai ir kaip matai, kokius pokyčius, teigiamus ar neigiamus, nuo to, kaip viskas atrodė, kai tu pradėjai ir kaip mes turime dabar? Tai gal absoliučiai Lietuva evoliucionavo ir mes gyvenam geriau kartais netgi negu vakarų Europoje, iš principo ganėtinai saugu, kaimynas geopolitiškai nėra palankus, bet šiaip tikrai ramu gerai, uždirbt galima, kariuomenė gera, taip toliau panašiai, tai viskas čia Kas liečia orientavimo sporto evoliuciją, varžybų kokybė gerėja, žemėlapiai gerėja, mažėja savanorių ir mažėja dalyvių. Nes mes tiesiog per gerai gyvenam, mes patys nebenorim kažko organizuoti, savanoriauti, galim tiesiog susimokėti, norim nusipirkti, mes vartotojišką visuomenę tapom. Lygiai taip pat vaiką dabar atvesti orientavimosi sporto treniruotę ganėtinai sunku sumotyvuoti. Šiuo metu kaip tik Kasparas Murėnas su draugais kūrė žaidimą orientavimosi sporto, dabar sustojęs, nes kitą projektą daviau daryti, tai galvoju, kad eisim futbolo pavyzdžių, nes futbole prieš treniruotę eina pažiūrė kompiuterinį žaidimą, futbolą, strategiją pasimoko ir tada eina į stadioną spardyti kamuolį. Lygiai taip pat mes gal duosim prieš treniruotės tą teoriją kompiuterinių žaidimų. Taip gal suviliosim tos vaikus. Tai kur sakau, pasikeitus visuomenė, nes dabar, žinai, nemažai žmonių sako, erkės, ne, čia bus erkės. Pagrindinė ta tokia baimė erkės. Varžybos evoliucionavo, kokybė pagerėjo, mes esam tikrai viena tų sporto šakų Lietuvoje, absoliučiai tokių, sakyčiau, skaitmenizuotiškiausių, pas mus rezultatai gyvai, GPS-ai, tenais nereikia laukti, kitose ten sporto šakose po 3 dienas tu lauki, kol protokolai atsiranda. Tai va pavyzdys su lengvąja. Aš dalyvaudavau lengvos varžybose prieš 10 metų, būdavo Excelis rezultatai skelbiami. Iki pat 2025 turbūt vis buvo Exceliai skelbiama. Ir aš specialiai laukiau tos akimirkos, kada iš Excelio perės į kažkokį normalų softą. Ir dabar jau pagaliau perėjo. Tai sakau, čia matyti dėl to, kad Kevinas užėmė 3 vietą ir nusprendė pereiti. Tai jo, iš tos pusės, koks yra skirtumas kitose šakose. Ir aš gal irgi šiek tiek dar papildysiu. Mes, pavyzdžiui, kalbam apie tas turtingas šalis, pavyzdžiui, Danija, Švedija, ten atrodo labai stiprus sportininkai, bet varžybų lygis ten toks yra gana savotiškas ir tu, kai jau esi pratęs, ir Vilius vienas iš tų yra, kuris nuolatos reikalauja ir iš organizatorių, kad turi būti tam tikra kokybė, kad stendai neturi kristi ant žmonių, kad tualetai turi būti atitinkami, kad visos sąlygos, įgarsinimas atitinkamas. Ir tu, tarkim, buvo Danijų varžybos, daugiadienės, 400 dalyvių, sekretariatas
buvo tiesiog į šitoj kemperį. Tu tiesiog ateini, žmogus iš kemperio išlenda, tau paduoda, tu nusiskaitai, ta prasme. Jokios muzikos, nieko, ta prasme. Tualetai, kažkur turėti ieškoti mieste tualetų, nes tokių neegzistuoja dalykai. Ten, ta prasme, starto protokolų nėra. Ateini, 10 minučių laukia eilėj, kad tave tiesiog išleistų, ta prasme, bet kuriuo metu, ta prasme. Ir tu tada galvoji, okei, ta prasme, pas mus lygis visai yra fainas. Atviros treniruotės yra geresnio lygio Vilniui negu tą, ką tu dabar pasakai, ar ne? Jo, dar pridedant prie evoliucionavimo, tai ką aš matau ir apie olimpinės žaidynės kalbėjot pirmoji daly ir mes su prezidentu Jurgiu Rubadžiavičium, kai buvom Nord grupiai, dabar Tarptautinė federacija vėl diskutuoja, ar grįžti prie ambicijos tapti olimpinė sporto šaka, nes iš strategijos buvo išimta. Aš asmeniškai matyčiau super sprintą kaip olimpinę sporto šaką stadione, labirintas, 2 žmonės startuoja ir su šiek tiek tokių kliučių, bet tie mūsų tikri orientacininkai, jie nemato to kaip galimybės. Mūsų tikrojo to orientavimosi tu nepadarysi olimpinė sporto šaka, nes tai nėra labai žiūrovam patrauklu, išbėgame į mišką, ten nieko nematė, bet dabar evoliucionuoja. Ir jeigu mes šnekam apie sprintą, o tu, ne, dabar sakai, nori pereiti prie labirinto stadione, bet tai sprinto varžybos čia buvo kažkada ir Kaune Lietuvos čempionatas, aš neatsimenu, ar buvo tiesioginė transliacija kažkur, bet buvo tikrai kameros. Ir tą patį sprintą, kai pasižiūri ir kitose šalyse, kai vyksta, įdomu žiūrovai yra pasižiūrėti. Jeigu tu nesupranti GPS signalo, niekaip nepaduoda teisingo, dar nesuranda technologijų, tai sakau, čia tas dalykas, jisai dar per ilgas, reikėtų trumpesnis, kaip greitasis laipiojimas dabar patapo olimpinė sporto šaka, tai mums reikia 6 minučių, eliminavimo sprintas, gal ir ta rungtis, kuri galėtų būti olimpinėse žaidynėse, bet jeigu tu ten neorientacininkas, tu ten nieko nesupranti, kas vyksta. Va tau puikus pavyzdys slidinėjimo alpinizmas, ne? Dabar tapo olimpinė sporto šaka ir tiesiog darbo metu įsijungiau pasižiūrėti pietų metu, kaip atrodo slidinėjimo alpinizmas, sprinto rungtis. Tai ten atrodo labai juokingai, ten jie kažkokį kliučių ruožą biškį įvykė, truputėlį įvykė, užlipa laiptais, greit užsimauna slidės ir ten nučiuožia per kelias sekundės nuo kalno. Ir tu toks žiūri ir sakai, tai kas čia per sportą, kas čia per nesąmonę. Tai manau irgi tu įsijungtum orientavimas į labirintą ir tu galvotum irgi, kas čia per nesąmonę 3 minučių. Galbūt, jeigu taip nukrystant jau nuo tų olimpinių pabaigai, kur įsivaizduoji, jeigu nekalbant apie olimpinės žaidynės, kur įsivaizduoji Lietuvą orientavimosi sporto žemėlapyje po 10 metų? Suktas klausimas, mūsų strategija kaip tik baigsis už 7 metų. Aš tikiuosi visų pirma, kad po 10 metų nebebūsiu federacijos vykdantysis direktorius. Žmonai buvau pažadėjęs, kad šių metų pabaigoje baigsiu, bet dabar prezidiumas ėmėsi iniciatyvų ir veiksmų, kad mane dar išlaikytų iš toj pozicijai. Tai pala vėliau. Tai kaip tu kvieti dabar sportininkus dalyvauti varžybose, čia darai spaudimą, ką tu dabar į kamerą norėtum pakviesti vykdančiai direktoriui jo būti? Gal įpėdinį jau turi? Aš Ramoniai sakiau sporto direktoriui mūsų, kad jinai turės būti, bet grįžtant prie klausimo, be to dar atsakant, federacijos administracija atvira visada. Atvykit, ieškojom komunikacijos vadovą, turim Šarūną, bandomasis laikotarpis, jeigu nepatinka, kaip jisai daro darbą, rašykit man. Man širdis skaudės. Tai jis dar gaus tikrai velnių Šarūnas už tuos visus maketus, kurio nesilaiko brando mūsų. Už netikslios informacijos paskelbimą. Pavardės su ciraidė. Jo, bet grįžtant po 10 metų, tai noriu išlaikyti kad išlaikytumėm strategiją, kas 2 metus tarptautinės varžybos Lietuvoje, tai dabar sekantis tikslas 30 metais pasaulio veteranų čempionatas, tai jeigu jį galėtumėm gauti teisę surengti, ten galim uždirbti pinigų, tada orientavimosi sporto namai Vilniui, statytumėm savo klubhausą Vingio parke visiems klubam orientavimo sporto bendruomeniai, bet čia tokie vidiniai, kad orientavimosi sportas būtų kaip po privaloma mokykloje pradiniai programa, kaip yra mokymosi plaukti programa, tenais gal pradiniai arba 5 klasiai, nes ten per maži vaikai nebesutampa žemėlapio, tai šitas dalykas, kad mes iš kiekvienų tarptautinių varžybų parsivežtumėm, kuomet dalyvauja Lietuvos rinktinės bent vieną diplomą, kad būtų visose apskrityse po orientavimosi sporto klubą ar centrą, kur užsiiminėjom orientavimosi sportu, kad mūsų vyriausiam dalyviui, kuris dalyvauja orientavimo sporto varžybos, būtų 95 metai, kad orientavimo sporto treneriai galėtų būti ir asmeniniai orientavimosi sporto treneriai, rašyti planus sportininkam ir klestėtumėm, gyvuotumėm ir būtumėm patys
geriausi Lietuvoje. Tiesiog fantastika. Tiesiog fantastika, ačiū tau, Viliau, labai, kad prisijungiai prie mūsų, prie pirmos laidos. Ačiū tau, Viktorai, Ačiū. Tikrai labai smagi Ačiū. kompanija buvo su jumis. Pabaigai turbūt irgi padėkosime, kad žiūrėjote. Norėsime su Viliumi jūs taip pat pakviesti, sudalyvauti jau artėjančiame Lietuvos naktinėme čempionate. Kovo 28 dieną Šiaulių rajonas. Esportas organizuoja varžybas, tai tikrai labai stengsimės paruošti gerą produktą. Ten galėsite išgirsti taip pat ir mano balsą. Ir dar kartą ačiū jums visiems, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitoje laidoje. Like, subscribe, klausom ir žiūrim. Dėkui. Iki.